Miegas visada sakydavau, kad prasidėjo nuo 3 vaikučio domėjimasis, nors iš tikrųjų jis buvo pats geriausias mano miegotojas lyginant su kitais vaikais, bet paskui metam einant, kai gvildenau tą visą istoriją, visgi rinkausi dėl kitų 2 vaikų. Nes tas 3 miegojo puikiai su mama kartu į lovą ir mes iki ryto miegam, ten keli atsibūdimai ir atrodytų, ko čia reikia. Bet anie vaikai mamos nebeturėjo. Ir naujas miestas, naujos mokyklos, 1 klasės. Ir teko galvoti kažką, kad mama yra 3 vaikam, o ne 1. Ir grinai atsirado tos paieškos to miego, kaip čia susitvarkyti. Na ir radom tą stebuklingą būdą tokį. Ir realiai mūsų miegą visos šeimos apvertė per vieną naktį. Aišku, aš irgi nepatikėjau, vyras ir nepatikėjo, sakė, baigt, rytoj vėl bus blogai. Bet mūsų laimiai visų taip nebuvo. Su kiekviena diena buvo vis geriau. Ir va taip paskui supratau, kad kažkaip norėčiau padėti ir kitiem atrasti tą kaifą, gerai miegoti. Aš manau, darom tikrai nuostabų darbą, kalbėdami apie tą miegą. Ir kai tas miegas yra tikrai žmonėms labai svarbus, kiti galbūt net nesuvokia, kiek tai yra svarbu ir kiek ten daug dalykų žmoguje keičia, kada tu gerai esi išsimiegojęs ir kada blogai išsimiegojęs. Tai turbūt mes tą linkme ir einam, kad kuo daugiau šviesti žmonės, kad jie būtų laimingesni. Gal turit kažkokių rūpestėlių, pakomentuokit. Mes pamėginsim suvaldyti, nes kadangi yra 5 skirtingi kanalai, kur va šitas mūsų webinaras vyksta, tai užduokit klausimus. Nes vieną tokį vakar gavom, tai ten buvo pakankamai toks litanija. Toks ilgas, taip. Realiai tokių didelių išsamių klausimų, kai jūs rašysit nuo iki ten tas, patikėkit, tikrai bus sunku visiems atsakyti, jeigu su visom problemom, bet pasistengsim, kiek galėsim, kad pabaigtumėm webinarą bent jau šiandien. Šiais metais. Šiais metais, ne. Kodėl miego paslaptis? Nes toj video intro daly, tai kaip ir buvo šiek tiek atskleista. Kodėl žodis paslaptis? Paslaptys, stebuklai, kažkas labai tokio mistiško ir žmonės dažnai tiki tais tokiais mistiniais dalykais, kad galbūt miegas įsispręs pats savaime. O jis neįsisprendžia? Ne, neįsisprendžia. Mes ir tai kalbėsim, kodėl jis neįsisprendžia savaime. Nes taip, kartais žmonės sako, jo, mano vaikutis pats nuėjo ir pats jau sakė, viskas nebereikia, aš pats miegu. Bet kada pradedam kalbėti, dažniausiai supranta, kad, jūs turbūt teisi, nes jis kažkokį sprendimą gavo, reiškia, jis priėmė šitą sprendimą ne šiaip iš savęs, kad aš nusprendžiau miegoti, bet ta informacija atėjo iš šono, gal kokie draugai pasakė, gal darželio draugai kažką pakomentavo, galbūt jis kažkokį filmuką pamatė, kuris jam imponavo ir suveikė, kad meškutis kažkur ten miegas vienas savo ir kaip gerai ir koks jis didelis ir pagalvoja, aš noriu būti didelis, aš ir tą galiu padaryti. Ir žiūrėkime, jis iš savęs tą ištransliuoja. Taip, kad kažkas visada įvyksta tokio, dėl ko yra tie sprendimai priimami, kad jau vaikas sako, aš gerai. Tai važiuojam į sekantą skaidrę. Tai kodėlgi vis vaikai blogai miega, nes tada ir tėvam iššūkiai. Taip, ir tėvam iššūkiai ir atrodo toks paprastas klausimas, bet dėja priežastys yra ir slypi tikrai daug giliau. Ir panagrinėkim tas priežastis ir kokie dažniausiai užduodami klausimai ir kokie gaunami atsakymai, mes tuoj pereisim, bet aš noriu, kad irgi jūs pakomentuotumėt ir parašytumėt, ką jūs sulaukėt, kokius atsakymus, kaip pasakot, mano vaikas blogai miega. O su kuo aš dažniausiai susiduriu, nes pas mane klientai pildo anketas tokias ir tikrai yra toks klausimas ir ypatingai, ką jūsų šeimos gydytojas ar teiravotės, ką sako, tai įvairiausių atsakymų būna ir tokie perliukai, sakykime, kad tiesiog toks vaikas išaugs, laukit, ne, jisgi nori su jumis visą naktį būti. Va čia tai topas yra, jis nori visą naktį su jumis būti. Vaikas miegot nori. O tai jam nereikia būti dėmesio, ten liuliavimo, niuniavimo. Nereikia, mes naktį turim miegot. Bet jei tu žinai, kaip miegot, nes tu verkti pradedi tuomet, kai
tu nori miegoti, grįžti tą miegą ir nežinai, kaip tą padaryti. Tada, aišku, aš nekalbu apie tai, jeigu yra maistas, nuo lėliuko amžiaus priklauso, bet panagrėkim tai, kad, jis nori būti su jumis visą naktį. Ne, jisai nori miegoti, kaip ir jūs norit miegoti naktį, taip ir jisai nori miegoti naktį. Arba kitas, čia tik laikinas etapas. Gerai, tėvam, kaip jisai laikinas etapas. Kiek laiko tas laikinas? Kiek tas laikinas? Tėvam, kurie pas tave kreipiasi į konsultacijų ir pagalbos, kada tas laikinas, kokia būna trukmė? Oi, įvairiai. 12 metai. Įvairiai. Ne. Turėjau šiaip ir 12 metų. Kai mama tarp 8 ir 12 metų mergyčių gulėdavo dar, nes, taip įpratę buvo. Bet čia labai tas laikinas etapas, toks, kol tėvai prisiruošia, yra labai individualu, nes vieni, kaip tik turiu mamą, kada, ypatingai, kai mes su pirmais vaikais jau praėję visus mokymus ir keliaujam į antrus vaikus, pavadinkim taip, tai viena mama sako, aš pirmadienį važiuoju gimdyti, bet jau planą pasidarom, susitvarkom, grįšiu iš ligoninės ir kada mes jau galim pradėti tos pirmus žingsnelius. Kiti būna, kad pasikalbam ir ateina pas mane po kelių mėnesių, po metų, po 2, sako, jau pribrendom, jau užtenka. Ką reiškia pribrendom? Ko nedarom? Mes šiek tiek apie tai vėliau ir pašnekėsim. Neatskleiskim pirmoji skaidriai viską, gerai? Dar vienas momentas, kuris pavargs labiau ir miegos geriau. Šitą mes irgi apšnekėsim. Čia vienas baisiausių tų tokių patarimų yra. Jeigu pamaitinsiu prieš miegą geriau, daugiau miegos ilgiau. Teisybės tame yra, bet dažniausiai tai problemos irgi neįsprendžia visiškai. Jei miega neramiai... Aš galim atsiprašau, mes dabar ką darom, kadangi galbūt vėliau įsijungėt, mes dabar apžvelgsim temas, kurios paskui webinaro yra apie 60 skaidrių, tai patarimo bus Atsiprašau, kad pertraukiau, nes norisi tos... Norisi, tos pasakyti, viskas gerai. Toliau, jei miega neramiai, reiškia, jam kažką skauda. Ne visada. O dažniausiai tėvai bijo, kadangi nesupranta to vaikučio. Kai didesnis pasakys, mama, man skauda čia, bet čia irgi yra niuansų. Didesni vaikučiai mėgsta manipuliuoti situacijom ir jie labai jaučia, kada gali suvirpinti ir išsireikalauti kažko daugiau. Bet dažniausiai, ne visada jam kažką skauda. Tiesiog tai yra kiti momentai, kuriuos mes irgi aptarsime. Ir naktiniai pabudimai yra genetiškai nulemti, nieko nepadarysi. Taip dažniausiai močiutės mamos sako, ir tu taip miegojai baisiai. Mano mama taip miegojo. Mano mama miegojo ir čia toks vienu žodžiu ženklas. O čia įpročių reikalas yra, ar tai yra tikrai genetika? Tai genetika lemia tam tikrus momentus, bet tą pamatysim, kad irgi galima pakeisti, pakoreguoti, kad blogai bemiegantis, nereiškia, kad tėvai turi iš proto eiti ir sakyti, viskas čia jau mums. Iki 18 metų. Ne, tikrai sutvarkyti galima. Bet tam tikri, galbūt ne genetiniai, net ir charakterio bruožai lemia, kad vieniems sekasi geriau išmokti miegoti gerai, kitiems yra tas kelias sudėtingesnis ir sunkesnis. Tai čia miegas toks kaip mitas yra, kad jisai kažkaip turi būti specialiai su juo dirbama, ar jis tiesiog savaime praeis? Kuris čia dabar iš tų mitų yra stipresnis? Su miegu reikia dirbti. Visgi reikia dirbti. Reikia dirbti. Ar mes mažas, ar mes didelis, ir mes galim turėti tobulą miegą ir gyvenime iškrypti iš to gero miego kelio ir svarbu save pagauti, ką darai ne taip, vėl galima sugrįžti, reiškia, tai yra darbas. Gerai miegoti, aš sakyčiau, tai yra darbas. Dabar įdomu, ar mes kažkokiu turim komentarų ir įvardinimų, ar matom? Ką? Pakomentuokit, ar mes patys faini ir su savim kalbamės, ar visgi yra aktualu. Tai aš lauksiu žinutės iš Irenos, kuri už kadro ten stebi žinutės ir atsiūs man asmeniškai į Messengerį. Tai jeigu turėsit klausimų, gali drąsiai rašyti ir man asmeniškai Darius Kiaulakis į Messengerį. Na ir 3 pagrindiniai dalykai, kuriuos mes šiandien nagrinėsim, tai kodėl tas vaikų miegas įprastai pats savaime nesusitvarko. Antra, kodėl miego rutina ir aplinka ir ne taip paprasta, kaip galvojate. Ir trečia, kad vaikai neatsibunda be priežasties, bet priežastis nėra tokia, apie kurią dažniausiai tėvai galvoja. Kodėl tas vaikų miegas įprastai pats savaime nesusitvarko? Ir kaip jau mes čia ir aptarėm, kad dažniausiai dauguma ir girdite, kad palaukit iššauks. Bet ar tikrai laukti reikia? Kai kurie vaikai pradeda geriau miegoti natūraliai, o kiti kankinasi mėnesius ar net metus. Ir kodėl taip nutinka? Kodėl vieni vaikai miega ramiai, o kiti nuolat prabunda?
Kiekvienas vaikas turi skirtingą miego biologiją, tačiau miegą lemia ne tik vagenai, apie ką mes minėjome, ne? Daugelis tėvų pastebi, kad vieni vaikai miega ramiai ir ilgai, o kiti nuolat prabunda, nerimsta, verkia, inkščia, rėkia, šaukia, atrodo, kartais tai sako, į mano vaiką koks velnės įlindo, kas tenai vyksta ir darosi. Bet kodėl taip yra? Bet čia su charakteriu susiję. Ar Nebūtinai. čia dar charakteris dar nedėjo kitos stadijos, kad formuotis? Nebūtinai, nes kartais tėvai ir nurašo, ir tiem charakteriam, ir kitiem momentam, bet nebūtinai. Ar tikrai tas toks vaikas, ar yra konkrečios priežastys, kurias galima išspręsti? Taigi, klausimus jums dabar. Ar galima pagerinti vaiko miegą? Kiek mes čia šnekėjom, ar tikit, kad galima pagerinti vaiko miegą, ar jūs iš tų, kurie sakot, ne, visgi lauksim, išaugs? Pakomentuokit. O ką reiškia jum geras vaiko miegas? Nes čia irgi tokia įdomi frazė, nes mes kai savo klientų sulaukiam, tai aš įvairiais kampais klausinėjau ir kas netgi suaugusiam žmogui, ką tai reiškia, jau ką kalbėti apie vaikus. Skiriasi vaikų ir suaugusių miego tas vertinimas, kaip čia pavadinti? Skiriasi, aišku, kaip... Kam jis iš visos reikalingas? Pats miegas, miego kokybė, kiek mes miegam ilgiausiai, kiek mes to gilaus miego turim, tai daugiausiai jo yra toj kūdikystėje, vaikystėje. O paskui, kaip mes keliaujam toliau su metais, miegas vis prastėja ir mes niekada neturėsim to, ką galim paturėti tenai. Kaip sakoma, atsimiegot neįmanoma, bet reiškia, ta kokybė ne veltui vaikučiui yra reikalinga tiek daug miegoti, ne veltui jam reikia tiek daug giliam tam miege būti. Kiek miegoti? Na, realiai, jeigu žiūrėt, sakykime, per parą kūdikis turėtų miegoti taip apie 16-18, kitur išskiriama ne 20 valandų naujagimis. Ar nepertraukiamo? Ne, čia ir dienos miegeliai, ir nakties miegeliai. Didesniam vaikučiui, taip kažkur jau apie metus, tai yra apie 12-14 valandų per parą. Bet pats naktinis miegas išskiriamas taip 10-12 valandų, kad įprastai vaikai miega. Praktikoje, aš jau kiek dirbu, su tikrai turėjus daugiau nei 600 šeimų, įprastai tas miegas naktinis viruoja tarp 11-12 valandų. Labai retą atveju turiu, kada yra mažiau negu 11 valandų. O kodėl gali būti mažiau, gal įsivaizduojam? Kartais tiesiog, čia yra norma. Ne, čia kartais tiesiog būna tokia ir norma, nes būna vaikai turintys mažą poreikį turinčiam miegui, tai tada yra ta mažesnė tokia riba, bet kartais būna tai tik tai etapas, kur kada susitvarko visas miegelis, naktinis miegelis, pietų miegelis, žiūrėkim, tie vaikai, kur miegodavo tik tai po 10 valandų, jie jau pradeda miegoti ir 11, ir 12. Aš lygiai tą patį apie savo mažylį galvojau, kad jau mano tai yra mažą poreikį turintis 10 valandų ir mes niekaip daugiau naktinio miego. Augo, išaugo, keitėsi dienos ritmas, keitėsi tam tikri niuansai ir viskas ir jis miega po 12 valandų, kažkada, žinau, 14 išmiego, tai jau kelti ir žiūrėti, ir tau viskas gerai ir nesirgi. Bet tokį vieną atvejį turėjus, tai tikrai jau net į laikrodį žiūrėjau ir laukiu, tu kelsies ar nesikelsi, kamerytė žiūri, tai aš tau viskas nekvėpuoja. Tai realiai, ar galim pagerinti vaiko miegą? Galima, tikrai galim pagerinti. Ne visada, kad išgirs teisingai, kada su šeimom dirbam, mes visada nusistatom tą maksimumą, kad einam iki maksimumo. Dabar, eigoje dirbdami, kartais šeimos tiesiog sako, mes jau pasiekėm tą tarpinį variantą, mes tokie esam laimingi, kad, atrodo, daugiau nenorim nieko. Ir mes sustojam čia, išsiaiškinam, ką toliau reikės daryti, kaip gyventi, jeigu kažkas nutiktų. Ir stop šitoj vietoj. Tai kitą kartą būna tikrai tie, subaudinkim, genai, charakterio momentai, galbūt net kažkas viduj, kad tam tikros lygos, vitaminų trūkumai, ką aš irgi kitą kartą rekomenduoju, nukeliaukit, pasižiūrėkit, pas gydytojus pasitarkit, irgi siunčiu, bet būna, kad trikdis. Atrodo, neina taip, kaip turėtų ir kas. Tikrai turėjus kelius tokius atvejus ir atrodo, vertiesi per galvą, atrodo, tėvai tikrai irgi kuo puikiausiai taiko visas mano rekomendacijas, tas, kažkas nepaeina ir tu ką. Bet tai nereiškia, kad mes visiškai nepajudam iš tos vietos. Taip, tu iki vidurio, galima sakyti, daini, bet kartais būna, kad kažkas... Tai mes tas rekomendacijas paliesim. Paliesim, realiai mes daug dalykų paliesim. Nes mes dabar taip abstrakčiai kalbam, galvoju, žmogiškai mes tik įvardinam klausimą. Ne, tai dar tik tai kelinta pirma skaidė, reiškia ne pirma kelintas, keliaujam toliau. Taigi, nors kai kurie vaikai natūraliai miega geriau, miegą galima pagerinti, keičiant miego įpročius, aplinką ir reakciją į pabudimus. Mes šitus tikrai aptarsim taip išsamiau. Reakcija į pabudimus, čia stipri frazė.
Stipri frazė ir mes kalbėsim apie tai. Ir va tie maži pokyčiai, tinkama temperatūra, pavyzdžiui, mažiau stimulacijos vakare, tamsesnis kambarys, nu atrodo tiek daug kalbėta, tikrai tėvai turėtų žinoti, bet kiek čia dar niuansų visokių būna. Mes irgi paliesim tam tikrus aspektus iš šitų dalykų. Nes šitiem viskas nuo tų mažų dalelių ir prasideda. Kartais tėvai nori daryti bumt, darom tą žingsnį, keičiam tos įpročius, o palieka tas mažas dalelytės, kurios paskui labai labai trukdo visai eigai. Tai dar ir persikelia turbūt ir tų vaikų jau suaugusi gyvenimą. Tai įpročiai. Taip, to paminėsim ir šitą faktą, susakysiu. Ir paskui tada jau sulaukia garbingo amžiaus ir sako, kad mano mama, mano senelė. Ir tu. Kada verta imtis veiksmų ir nelaukti to stebuklingo pagerėjimo? Ar tikrai reikia laukti, kol vaikas išaugs miego problemas? Jau sprendžiam ir kiek kalbam, tai ir suprantam, kad tikrai neverta. Nes daugelis tėvų tikisi, kad tas prastas miegas yra laikinas ir su laiku pagerės savaime. Tačiau realybė tokia, kad jeigu problema kartojasi ilgiau nei kelias savaitės ar mėnesius, ji greičiausiai neišsispręs, jeigu jūs nedarysit jokių pokyčių. Tai va čia tas rodiklis būna, nes kartais tikrai tėvai tikisi, gal tas augimo šuolis ir tas, tai kiek jūs augimo šuolis, jau prieš 2 mėnesius augimo šuolis gali besitęsti. Kada jis turi būti? Realiai vaikutis daug turi augimo šuolių, mažyčių, tokių kiekvienas toks pradėjo šliaužti, pradėjo sėdėti, pradėjo laipyti. Daug, paskui kalbos šuoliai, ten tas, įvairius yra. Bet pats augimo šuolis, jisai yra kelios dienos, maks savaitė, didesnis ir toks rimtesnis yra realiai skiriami 2. Tai vienas yra apie tas 4 mėnesio regresas, kur siaubas, baubas, tėvai tikrai daugumą apie jį žino, ir jisai nebūtinai turi prasidėti 4 mėnesį. Jis kažkur prasideda tarp 3-4 mėnesio. Ir savaitė, maks 2 savaitės su juo būna. Viskas, jis ėjo, praėjo. Bet jeigu per tas 2 savaitės jūs turėjot uraganą miegelio prasme ir ten darėt bele kaip, chaosą įvedėt, jis toliau tęsia. Ką reiškia bele kaip? Aš ne veltui kalbėjau apie tas smulkmenas, nuo kurių mes turim pradėti išsinagrinėti ir daisim iki to bum. Taigi, kokie 3 signalai, kad jau laikas keisti tą situaciją? 3 signalai, nedaugiau. Užtenka ir 3, užteks tų 3, kad suprasime, kad reikia keisti. Visada yra visko daugiau, bet užtenka ir 3. Pirma, kai vaikas pabunda dažniau nei pagal jo amžių tikėtina, kad jis galėtų pabūst. Antra yra nervų sistemos ypatumai. Ar vaikas lengvai nusiramina? Ir 3, miego ciklų reguliacija. Ar vaikas moka užmigti savarankiškai? Ir mes panagrinėkim truputį kiekvieną iš jų išsameu. Normalu, jei naujagimis iki 3 mėnesių prabunda 1-3 kartus per naktį, nes jam reikia valgyti. Taip, tikrai. Vieni bus gal 3 kartus, kiti 1 ir tai yra normalu. O galbūt tas, kur būdo 1 kartą, po savaitės 2, po mėnesių jau 2 kartus prabus, irgi tai yra normalu. Reiškia, svyruoja tarp 1-3 kartų. Tačiau jeigu 6 mėnesių ir vyresnis vaikutis, jis ima ir prabunda kas valandą, kas 2 valandas, aš turėjusi ir kas pusvalandį, ir kas 15 minučių, neįsivaizduoju, kaip tėvai gyvi. Realiai neįsivaizduoju. Ir tada gauna, toks vaikas, palaukit, išaugs. Iš proto realiai galima nueiti. Ir tai čia dar aš labai švelniai parašiau, kas valandą, kas 2, reiškia 6 mėnesių ir vyresni. Įprastai jau 6 mėnesių vaikai lieka naktį su 0 maitinimu, nes dažniausiai tarsi jie pabunda iš alkio, galvoja tėvai, bet realiai jau 6 mėnesių tikrai dažniausiai tai būna nuo 0, kartais kai kuriem lieka 1 maitinimas. Tai reiškia, pagal jau tą darbą, ką aš dirbu, tai mano standartais, jau kai pas mane kreipėtės ir sakysit, pabunda 2 kartus per naktį, aš jau sakyčiau, daugokai galima, bet jau iki 1 sumažinti tikrai. Turiu klausimą iš salės galo, o kada klausimus galima uždavinėti? Galit uždavinėti ir rašyti visada. Bet mes atsakysime eigoj. Bet atsakysime eigoj arba tiesiog atsakysim pabaigoj, kad tiesiog neįsivelti ir nenusimušti. Naudokitės galimybę užduoti asmeniškai klausimus, nes įgytos konsultacijos yra mokamos. Tai yra galimybė išnaudoti tave dabar. Iki šį 12. Tol, kol turim. Prižadėjau 12 grįžti namo. Kol baterijos neišsikrovė. Ja. Tai va, ir jeigu kalbėt dar apie vyresnius vaikučius, kurie yra vyresni negu 12 mėnesių, ir, čia jau iš vis neturi būti pabudimų. Rašau 2-3 kartus per naktį, bet čia jau yra be proto daug kartų. Realiai jie turėtų miegoti 11-12 valandų. Non-stop. Non-stop.
Reiškia, tas miegas, kas suprasti, jis yra toks banguojantis. Reiškia, ateina iki pabudimo ir organizmas labai greitai staigiai susitvarkia ir grįžom atgal į miegą. Tai yra įmanoma. Taip, net mes suaugę pabundam iki 6 kartų per naktį ir su mikromiegeliais ten iki keliasdešimt kartų gaunasi per naktį. Bet ar mes juos jaučiam? Ne. Svarbu sąmoningai nepabust. Reiškia taip sąmoningai, kad tu atsikeli į tualetą, kad tu jau supratai, aš pabudau, ne? Tai lygiai tas pats reiškia, vaikai irgi turi tų pabudimų, bet jie yra tokie, atėjau ir vėl į miegelį. Ir toks bangavimas, ir tada toks vaikas ryte atsikelia, kokios nuotaikos. Jis diena koksai yra. Visai kitos, su juo susišnekėt galim, nors ir nešneka, bet jau ir dėrėtis su tam tikrais amžiaus. Tai siekiamybė, kad vaikai neatsibudinėtų sąmoningai ir dar su triukšmais. Su triukšmais, be reikalo, besiblaškant visi ir tikrai kalbėsim, kodėl tas vyksta, kad suprasti, ką jūs galite keisti ir daryti, kad pagelbėt ir vaikui, ir savo. Nervų sistemos ypatumai, ar vaikas lengvai nusiramina. Jeigu jūsų vaikutis jautrus ir sunkiai atsipalaiduoja, tai gali rodyti, kad jų nervų sistema reaguoja į miego trūkumą arba netinkamą poilsio ritmą. Ir čia istorijų begalės yra, kai skambina ir sako, žinokit, mano vaikas yra labai padidinto jautrumo. Kai kada būna ir sako, aš perėjau ir neurologus, ir neurologai irgi patvirtino, kad mano vaikas yra jautresnis. Taip, aš dirbdama su patvirtintom tom diagnozėm arba tėvai, jeigu tikrai šitą pasako, aš girdžiu jos. Ir mes šiek tiek viską darom lėčiau, truputį ne taip griežtai, reiškia, tikrai girdžiu kiekvieną šeimą ir klausau ir atsiliepiu jų visų poreikius. Bet įprastai tai labai viskas susitvarko. Peržiūrėjus dienotvarkę, susidėjus čia ritmą, suradus tą balansą dienoj tarp pavargimo vaiko, bet ne pervargimo. Kaip rasta riba, kur pavargo, kur pervargo? Šitą ribą mes, čia realiai individualu, aš pateiksiu tas lenteles, kad būtų toks kaip šablonas, kad jūs žinotumėte tuos standartus, bet kiekvienas atvejis kartais tiesiog būna individualu ir mes, kai dirbam su šeimom, pradedam vienu, baigiam kitokiu ritmu dienos. Ir mano darbas yra ne tik, aš jums susistačiau, baigėsi, uždarėm programą visą, aš visada labai noriu išmokyti tėvus pajausti, kaip tą ritmą jį reikės reguliuoti ateityje. Ir mes labai turim daug tų pokalbių ir kiekvieną kartą aiškinamės, o jeigu taip, o jeigu šitaip, o kaip taip, kitas skambutis vėl aiškinamės. Nes informacijos yra begalės daug ir tas kartojimas, kuri veikia, kuri veikia yra, ką aš siūlau ir tikrai galite matyti ir sužinoti ir išbandyti svarbiausia. O aš dar noriu paminėti, kad šiandien bus dovanų maratonas. Mes turėsim labai daug dovanų. Tie, kurie išbūsit iki galo, turėsit galimybę ir stebėti. Nes pas mus ir čiužinys bus dovanų, ir Sigitos konsultacijos, ir pagalbės, ir rūbeliai. Žodžiu. Stay tuned. Vienu žodžiu, net pavyduoja, ne? Ilgalaikis miego trūkumas gali turėti, kaip minėjau, tam vaiko emocijom visom. Ar jisai mažutis, ar jisai didesnis, irzlus vaikas, sunku, visada nori ant rankų. Ir tiesiog paskui tėvai sako, tas vaikas per savaitę tarsi paaugo. Jis kitoks, jisai jau ir vienas gali pabūti, ir jisai šypsosi, ir žaidžia. Bet čia nuo tėvų veiksmų. Nuo veiksmų, taip. Realiai vaikai mokinasi labai greitai. Ir tėvai, kada supranta, ką tiksliai daryti, kaip reaguoti, kaip tos visus budrumo laikus žiūrėti, ten tada vyksta tie stebuklai, kur ne aš juos kuriu. Tuos stebuklus kūrėsi patys tėvai. O kita pusė medalio yra, kai vaikas pailsėjęs, kai tėvai pailsėja, santykiai jų kitokie būna. Tarp tėvų santykiai kitokie būna. Čia ir buvo mūsų kvietimo netgi vien video žinutė, kad tie, kurie jau yra persivargę. Kurie išeina anksti darbė, grįžta vėlai, kurie miega kitam kambarį, kurie pyksta. O tikrai paskutiniu, kada pradėjau prieš daugiau nei 4 metus, tai labai retas, kuris pabrėždavo, kad mūsų santykiuose jau ten yra kažkas blogai. O dabar, vos ne kas antrą anketą, kurią pildo, tiesiog jau pabrėžia, kad mes jau pykstamės, mes blogai gyvenam. Bet tai gal ir praeis, užaugs tie vaikai ir tie santykiai susitvarkys. Ar turi patirčių, kad nebesusitvarko santykiai? Realiai statistika yra skyrybų nekokia. Amerikoje atlikta ir jei neklystų ir gerai prisimenu, dabar tai kas 5 šeima išsiskiria per pirmus 3 gal metus po vaiko gimimo, būtent dėl pašlyjusių santykių, kurie susijęs su miego trūkumu.
Mamytės daugiau apie vaikus, tėveliai kas savo, ne? Į antrą eilę išeina, taip. Tos stebuklingos lentelės. Tos stebuklingos lentelės, taip, tai yra būtent tas miego sufleris, kur pasidarykit print screenus, nusifotografuokit, išsisaugokit, nes tas lentelės tikrai galima ir miego pasaką rasti Instagramo, Facebooko paskyroje. Logotipą parodykim. Jo, aš tikrai dalinuosi ir ten išsameu net viskas yra, tikrai galite tą informaciją rasti, bet tai yra ta lentelė, kuria jūs galite vadovautis ir žiūrėti, ar jinai atitinka, ar jūs ne per daug ilgai miegat, ar ne per mažai miegat, ar tinkamus budrumo laikus darot, ne? Taip, visa tai yra ir individualu ir kartais viršyje nustatytų, sakykime, visus budrumo tos laikus, bet pradžiai jinai tikrai yra ta, kuria ir aš pati vadovaujuos, kai pradedu dirbti su šeimom. Tai lentelė yra čia tavo kaip ir pagrindas, į ką reikėtų atkreipdėmėsi, ką turi vaikai gebėti, ar atitikti kriterijus, kaip čia pavadinti? Gal geriau atitikti, kaip tas miegelis. Kas yra normalu? Kas yra normalu, jo, kas toksai, nes visa tai, kas yra, sakykime, 8 mėnesį, jeigu man jau 9, būna 10 mėnesis ir sako, mes turim dar 3 pietų miegelius. Tai aš jau net per pažintinį skambutį sakau, būkit geri, 2 miegeliai, daugiau ne. Ir jeigu susitvarko 2 miegelius ir dar stringat, aišku, jeigu mes ten būna, kad daugiau tų problemų, tai einam į tas programas, bet kartais sakau, susitvarkykit šitą vietą ir jeigu matysit, kad jums situacija vis dar bloga yra, tada mes einam, dirbkim toliau ir kalbėkim. Tai reiškia, jeigu dieną per daug kartų užmėginėja, tai naktį bus festivalis. Bus festivalis, nes tos balanso nėra tarp spaudimo. Nes naktinis miegas reikalauja ko? Jis reikalauja turėti iš dienos atsineštą tinkamą miego spaudimą ir gerą sukurtą melatoniną. Ir jie kaip bičiuliai ten naktį veikia. Ir jeigu kažkurio trūksta, tada ten prasideda pabudimai, rėkimai, ankstyvi rytai, sunkus užmigimai ir daug viso ko, su kuo tėvai susituri. Na ir trečias, miegas negerėja savaime, nors laukite jau kelis mėnesius. Tai jeigu jau praėjo, duodam didesnį tą terminą, kaip sakiau, ten savaitę mane ir jau reikėtų keisti, bet jeigu 3, 6 mėnesiai, 12 mėnesių ir vis tiek vaikas blogai miega, chaosas ten pas jūs ir nuolat laukia to stebuklo. Nebūtinai. Ar apskritai įmantis? Būna aplamai, apskritai įmant, nes kartais būna tai, kad vaikai gimė, reiškia, pačioj pradžioje sako, kaip gerai miega. Tai aš sakau, jūs ištraukėt 1 bilieto laimingą puselę. Ir tarp 3, 4 mėnesio, kitiem apie 6, 8 mėnesį gali būti, kur ten viskas gali sugriūti. Ir tada sako, tai grįžtam į tuos laikus, kai ten kelis kartus kėlėsi. Sakau, bet jūs galite net dar geriau turėti. Mes grįšim tikrai, bet siekiam dar didesnio to tobulumo. Tai tikrai, tie momentai tokie, kad tos problemos, jeigu jos tikrai yra ilgos ir tęsiasi ilgai mėnesiais, jos neišsispręs, jeigu jūs kažko nedarysit kitaip. Ir daugeliu atveju vaikai neišaugo tų miego problemų, jie tiesiog pripranta prie savo miego sąlygų. Ir kai klausi, kaip čia į suaugusio neina, tai aš pripratau blogai miegoti, mano kūnas paėmė tai kaip standartą ir aš su ta miego tokių trūkumų, deficitų, nemokėjimų išnaudoti, kaip gerai, kad kūnas atsigautų, atsistatytų, aš ir nukeliauju į tą senatvę. O tada stebimės, kodėl vieni serga ištisai, ten ligos puola, taip toliau, o kiti atrodo pusnuogiai laksto, belė ką daro ir sveikučiai. Taip, faktas, tai yra daug lemia ir genai, ir gyvenimo būdai ir taip toliau, bet vienas iš tų faktorių yra ir miegas. Tai čia susiję, kaip vaikystėje miegojo, kas su tuo žmogum vėliau vyks. Tikrai galima. Čia ir tiek protinė, tiek sveikatos prasme. Na taip, ir smegenys visai kitaip veikia, geriau vystosi kitaip. Tikrai, ne veltui sakau, kad tas miegas vaikam labai reikalingas, jie yra reikalingas gilus miegas, nes gilaus miego fazėje vaikai auga. Vystosi ir už tai tas miegas būtent toj vaikystėje, jaunystėje, kūdikystėje, jo yra daugiausia. Tai jeigu praverkia, tai reiškia ir vystosi kitaip. Ir vystosi kitaip, nes realiai tikrai labai tėvai pastebi, kada mes pradedame miego mokymus ir yra 2 savaičių programos, 1 savaitę mes kol įsivažiuojam, nes ten irgi daug labai jau per 1 naktį tų pokyčių vyksta. Aš iškart tėvus perspėju, žinokit, 2 savaitę galim laukti kažkokio augimo šuolio. Kartais dantis pradeda dygti, kurie nedygo. Tai reiškia, organizmas atsigauna, pailsi ir jis tada tokį bum, reiškia, duoda tą tokį į priekį visą ėjimą.
Tai savaime nebus, reikia imtis veiksmų. Reikia imtis veiksmų. Taip, tai nereiškia, kad būtinai jūs dabar turit pulti visi pirkti programas ir mokytis, bet aš kalbu aplamai, kad kažką turi daryti kitaip. Mes jau padarykit bent tai, ką mes čia toliau apšnekėsim. Bent jau 2 pietų miegai vietoj 3. Nuo 8 mėnesių. Taip. Jau bus pokyčiai. Taigi, kodėl 90% tėvų laukia per ilgai, o po to gailisi? Daug jau ir kalbėta ir dar kartą pabrėžiu. Dėl to, kad didžioji jų dalis tikisi, kad miego problemas išsispręs, toliau laukia mėnesius, metus, kol vaikas išaugs, bet taip nenutinka. Tikisi, kad tai tik laikinas etapas, tačiau tie įpročiai įsitvirtina ir prabudimai tampa kasdienybė. Kaip minėjau, kad vaikas įprantas nueina su bagažu, lygiai tas pats ir tėtis su mama įpranta. Standartas toks, miegam, ir ką, ir keliamės 2 kartus. Organizmas tiesiog prisitaiko prie to savo būsenos. Ir 4 punktas vainikuoja viską. Kodėl tėvai vis ieško priežasčių, tai išaugs, tai palauksim, tai gal čia gerai, tai gal čia ne taip blogai. Tiesiog neveiksnumas. O kitą kartą būna. Gali būti ir tai, bet dabar tikrai daug tos informacijos yra ir dažniausiai pas mane ateina tėvai, kurie jau daug tos turi informacijos, kiti ir tikrai labai gerai daro, bet trūksta tokių kabliukų, tipsų, kur sako, bet nesigauna, atrodo ir tą taikau, nesigauna. Ir su tokiais tėvais dažniausiai sakau, pasikalbam 45 minutės, tą mini konsultaciją tokią turim ir viskas, ir aš sakau, sužinojot kažką naujo. Tai jau sužinojau, ko nedadarau. Ir realiai tai įsisprendžia. Bet kas juos visus stabdo, tai baimė pokyčiams. Ar mes mažas, ar mes didelis, mes atidėliosim sprendimus, visus kažką veikti, kažką daryti, nes ta baimė, jinai galinga yra. Nes ir dabar čia... Bet gal tėvai sakys, aš nieko nebijau, man viskas yra gerai. Apie kokias čia baimės kalbė? Aš ir ryte sakiau, aš nieko nebijau, čia webinaras, čia pasiruošiam, čia taip toliau, o čia artėja ta 19 valanda ir tu supranti, kad ir pakvėpuoti reikia, o gal skaidrė neveiks, o gal čia netai pasakiau, gal informaciją netai pasakysiu. Ir tada ta baimė, jinai tada pradeda tave gošt visą. Tai gal ir vaikai iš baiminė miega, tik dar nesuvokia? Visko gali būti, bet vaikai nemiega dėl to, kad jie nežino, kad gali gerai miegoti. Jie žino tam tikrus momentus, kurie yra įdėkti tėvų tam tikrais veiksmais. Kaip tu gali... Savo pavyzdžių ir kaip tu gali miegoti, žinot, kad tu gali grįžti miegą savarankiškai, jeigu mama visada tave super maitina prieš miegą, kad užmigtum. Tai tu kito varianto net nežinai. Apie tai kalbėsim dar. Faktas, kad tėvai, kurie imasi veiksmų anksčiau, džiaugiasi ramomis naktis greičiau. Kiek aš tokių istorijų turiu. Kodėl? Kodėl mes tiek laukiam? Ir aš visada galvoju, tai ką man jums sakyti, reikėjo jums tiek laukti, kol jūs galiausiai supratot, kad visgi ta baimė pokyčiams eina į antrą planą ir aš noriu kažką veikti, keisti, nes mes taip daugiau negalim. Po mūsų tiek, kiek mes jau čia sušnekėjom, sukalbėjom, sudarėm, kaip jūs, ar jūs linkę visgi dar laukti, ar galvojat, jau įtikinom, kad visgi reikėtų kažką veikti, pakomentuokit. Ką reiškia laukti? Reiškia, atsibudinėja, turim streso rytais, vakarais, naktim ir tai išaugs. Išaugs, bet tu atsibudai ryte ir galvoji, gal jau šią naktį miegos geriau. Lūkestis yra. Lūkestis toksai, ne? Kartais būna, kad ką vaikai, dažnai irgi girdžiu iš klientų, taip, 2 mėnesius miegam blogai, bet užsiregistrau pas jūs, šiandien kaip tyčia geriau. Tai sakau, leido pailsėti. Čia kaip draudimo polis įsigijus, atrodo, nieko nenutiks. Nieko nenutiks. Tai tikrai, bet čia toks kaip standartas kartais būna. Bet aš tada tėvus klausiu, gerai, nusišypsojo laimė, jau išsimiegojot, jau geriau, galbūt ir nebereikia kažkokių pokyčių daryti, nes gali jau rytoj bus gerai. Bet imkim, jūs susidurėt greitai su kokio augimo šuoliuku. Nes iki 3-4 metų ten jų labai tokių yra daug. Ir ar žinot, ką jūs darysit vėl, kai jisai pradės vaikas blogai miegoti? Ne. Sakau, aš tai žinau, ką jūs darysit. Jūs vėl grįšit prie to pačio. Vėl supuosit, vėl nešiosit, vėl guldysit prieš savęs ir vėl jisai kelsis jum kartų per naktį ir būtų kėlėsi kas valandą 2, tai dabar kas pusvalandį kelsis. Visa tai gali būti, bet klausimas esmės, ar jūs žinosit, kaip tą suvaldyti, kad vėl jūs turėtumėt tokią naktį, kaip ši naktis. Ir visada atsakymas būna, nežinosi. Tai čia mano visi tie tolimesni mokymai apie tai, kad jūs pakeičiat, susitvarkot miegą ir jūs į ateitį žinot, kaip jums reaguoti ir elgtis. Kad visos
visi augimo šuoliai, kad ligutės, kelionės, jos nebūtų baisios. Jūs tiesiog žinotumėt, kaip susitvarkyti, nesusipanikuoti, arba, buvo blogai, buvo, bet aš žinau, ką aš darysiu rytoj, kad vėl atsistatyti ir neprarastų gerų naktų. Antras momentas, kurį nagrinėjam, tai yra miego rutina ir aplinka ir ne taip paprasta, kaip galvojate. Šviesa, garsai, pagalvė, ar net netinkamas čiužinys, Darius turbūt sutiks, ne? Čiužinių ekspertas. Čia jau kitaip niekaip. Svarbu ne tik kur, kaip, su kuo, bet ir ant ko miegi. Ir ant ko miegi. Taip, visa tai gali būti tas miego priešas, ne? Netinkamas čiužinys, netinkama pagalvė ir viskas. Bet čia slypi dar tas vienas slapta veikiantis faktorius, kurio nereikėtų pamiršti ir mes jį paliesim neužilgo. O ką aš galiu nuo savęs parašyti? Ačiū, Lina, tik nežinau, kuriam kanale parašai, kad jau nori pokyčių, tai jau faina. Kaip ten sako, yra vienas, bus ir daugiau. O tada gniaužtis efektas, jisai toliau važiuos. Taip, nes aš irgi... Lina išsimiegos, jos antra pusė tikėtinai išsimiegos, vaikai paskui protingesni užaugs ir... Vienu žodžiu, gyvenimas gražiom spalvom pradeda žvidėti. Kodėl miego aplinka yra stipresnė už jūsų pastangas nuraminti vaiką? Nes dažnai tėvai mano, kad užtenka vaiką nuraminti, priglausti, pamaitinti, jisai užmygo, ramiai toliau miegos. Tačiau realybė, būna šiek tiek kitokia, nes pati miego aplinka, jeigu nėra tinkama, vaikas vis tiek prabus ir bus neramus. Net jei prieš miegą atrodė visai kitaip. Ir čia labai dažnai būna tėvai sakom, bet lovytei niekaip, ten vaikas nemiega, bet jeigu pasiguldau pas save, mes kuo ramiausiai miegame. Į tarpelį. Į tarpelį. Iki kokių 8 metų. Bet nesvarbu, gal jiem ir iki 8 metų tinka. Aš esu susidūręs su tokia situacija, kad tėvam tragedija. Aš iki 7 su antru vaiku miegojusi esu, kol sakiau, stop, užtenka. Tai niekur gero neveda. Niekur neveda gero. Jeigu tas vaikas ramus, jisai guli, jūs išsimiegat, ryte atsikeliat ir jums visiems tinka šitas miegojimo būdas, tai ar verta kažką keisti? Mano atsakymas, ne. Tai tėvam padedi su tais stresais ir tom baimėm? Tikrai mes ruošiamės, nes pati pradžia yra pasiruošti psichologiškai. Tai yra labai galingas ginklas ir jeigu tėvai nesusitvarkys su savo emocijom, su savo galva ir mintim, tai pats procesas, kad ir kaip ten teisingai viskas sudėliotas, tiesiog gali neveikti. Jūs supanikuos tėvai, reiškia, įves chaosą ir visas taisyklės, ką mes mokinomės, jie pamirš. Ir tada ta pirma naktis, kuri turi duoti postupį į priekį, jinai ir liks tokia pirma ir paskutinė. Net mažiausias šviesos šaltinis gali slopinti melatonino gamybą ir bloginti miegą. Tamsa lygų gilus miegas. Kaip aš juokauju, reiškia, tamsa geriausia jūsų vaikų miegelio draugė. Ilgam, net ir suaugę kitą, turi miegoti tamsoje, nes jeigu tik šviesos koks lopinėlis ir žiūrėkim, prabundam. Dabar mes persikraustėm į naujus namus, net užuolaidų nėra, yra tos roletai užtraukiami ir kai persikraustėm prieš Kalėdas, tai tamsu buvo viskas gerai. Dabargi ateina tas pavasaris. Ir tie mano roletai ryte jau 6 valandą, jau jie tos tamsos neduoda, jau per šviesų gaunasi. Ir viskas, ir tu jauti, kaip jau tą 6 tavo organizmas tiesiog sako, viskas, pradedam dieną. Nors įprastai mūsų diena, rytas prasidėjo apie 7 valandą. Tai tas miego trūkumas atrodo valandos laiko tarpas, bet jis labai pradeda jaustis. Vis kapsi ir šitoje vietoje mes turim ieškoti sprendimą. Pavyzdžiui, aš asmeniškai tai miego kaukę naudoju. Ypatingai, jeigu dienos metu, aš leidžiu savo dienos miegu pamiegoti, kai, pavyzdžiui, jaučiu, kad pradeda jau tvinksėti pakiai. Ką su vaikais daryti? Jie tai nesuvokia, kad uždėsi, nieko neuždėsi? Ne. Tai reiškia, reikia aplinką suformuoti. Taip, tik aplinka, tamsa ir tikrai... Šiaip nesu už tuos tamsą, reiškia, padarančius blackout vadinimus roletus, nes dažniausiai langai nėra lygus, netvarkingai padaro ir pro šonų šviečia ten belekas. Blogai. Aš pati tą klaidą esu padarius, tai ką turėjau daryti, tada daryti tas blackout užuolaidas dėti. Tai jau ten dienos metu būdavo tamsu visiškai. Tai taip, ir tai labai stipriai veikia, nes dabar mano 5,5 metų, tam mažyliui, kuris 4 mėnesių pradėjo visus mokymus, tai jau mes su juo labai daug apie miegą, nes jisai man irgi, aš šito negaliu daryti, nes mano miegeliai kenks.
galvoja, mamos įdirbis padarytas yra. Bet čia ir dienos metu reikia Ir dienos metu, lygiai tas pas, pabandykit dieną, kaip sakai, sumėgi su antakiu, pabandyk be to miego. Tai gal vaikam to nereikia tiesiog? Reikia. Gryną orą, vaikai turi ypatingai. be proto daug reikalų. Mes suaugę tiek neturim, kiek jie turi. Ir tau lieps dieną miegoti ir tas, bėgti, lėkti, varyti reikia. Ir jie nejaučia to, kad aš jau pavargęs turiu gulti. Pavyzdžiui, ant mano vaiko, jeigu temperatūra yra 39 ir virš, tada jisai jaučia, aš einu miegelio, noriu miegelio. Jeigu net 3-8 yra, nepatikrinęs nepajausi. Mokini vaiką, kad jisai pradėtų atpažinti, kad jisai jau kaip ir pradeda norėti miegoti. Tai reiškia, to supratimo nėra. Maži vaikai jo ir neturėjęs kol kas tikrai ir tai turi ateiti iš suaugusių, beje, bet dabar tokį užvedė į temą ir prisimenu, tikrai su viena šeima tarsi pradėjom mokymus ir atsimenu 6 mėnesių vaikutis buvo kūdikis, kur iš tėvų turi ateiti visą tas momentas, kaip miegoti. Ir mama sako, ne, mes tai patiesiam čiūžinį vaikui ir jis eina miegoti tada, kada jis norės. Kaip tai, kada norės, sakau, tai jeigu yra laikas miegoti, tai turėtų miegoti. Ne, bet jeigu jis nori žaisti ir toliau. Realiai mūsų požiūriai nesutapo šitoj vietoj ir mes programą, bet turbūt vienintelį atvejį turėjus, kur aš sakiau, atsiprašau, bet aš jums negaliu padėti. Jeigu jūs nekeičiat požiūrio, tai šitoj vietoj... Tai vietoj to, kad savarankiškai kūnas žino, ko jam reikia nuo pat mažumės, tavo versija yra, kad visgi tėvai užduoda toną iki... Tėvai turi užduoti toną. Iki 18 metų. Kaip miegojai grįžus iš tuts? Ne, mano 16 metų. Tai yra kontrolė. Nes apie vyresnius, jeigu kalbant, tai kas? Tai yra telefonai, kompai, visi šitie dalykai. Ir jeigu tėvai šito vietoje nekontroliuoja, tai yra vienas tų didesnių siaubų, kurie trukdo. Ir tada kas atsivaika į mokyklą keltis, ten piktas iki negaliu, rėkia ant tų tėvų, kiek istorijų aš irgi girdžiu. Tėvai nesusitvarko, savo vaikų bijo, nes jie agresyvūs yra nuo tų visų kompiuterių. Tai šitoje vietoje pas mus irgi vaikai, mama su tėčiu, kokie griežti jūs, aš jūs per daug labai stipriai myliu, tai kompiuteris, telefonas, pas tėvus į kambarį. Ir užrakinti būna iki ryto. Ir ko puikiausiai miega. Toliau triukšmas. Triukšmas dar yra ta viena vieta, kurią reikia susižiūrėti ir dažniausiai tikrai čia pagelbėja balto, rožinio, koks ten rudos dar triukšmas būna. Jis taip padeda stabilizuoti miegą, nes čia labai klaidingai irgi tėvai galvoja, kad kartais baltas tas triukšmas, imkim tas baltą, nesakysiu, reiškia visi tie kiti triukšmai. Jis turi padėti vaikui užmigti. Nieko panašaus, jo paskirtis tikroji yra užslopinti šoninius garsus. Paimkim, vakare vaikas nuėjo miegoti, jisai miega, o jūs dargi neinam suaugę, neisim nuo 7-8 miegoti. Ir jum be maišant arbatos ten šaukštelis, kažkur nepataikėt, bumt ir nugriuvo. Vaikas tuo metu yra einantis į lengvą miegą, į pabudimą. Jisai išgirsta tą garsą, reiškia, jisai yra padidinto to garsumo, kur organizmas sureaguoja kaip į pavojų arba kaip smalsumas. Ir vienu ir kitu atveju pradeda įsiskirinėti kortizolis, adrenalinas. Tai jeigu pavojus, tai mes kažką turim daryti, bent rėk toj lovai, kad tėvai atkreiptų dėmesį. Pavojus. Ir jeigu šitoj vietoj nėra kitų, reiškia, tai tas smalsumas didėja ir vaikas įsipūdina per stipriai. Jeigu veikia baltas triukšmas, jisai pradeda užslopinėti, kad vaikas girdi tas aš užmigau prie to šarventiliatorių kokių, nervinė sistema tak nusiramino ir žiūrėkim, viskas greičiau, reiškia, neįsivažiuoja tas organizmas į tą pavojingą būseną su savo nereikalingais visais hormonais. Ir viskas, ir jisai vėl grįža. Labai dažnas dar klausimas būna, kiek ilgai, ar nepripras, vaikas prie balto triukšmo. Realiai, kada jūs pradeda tos pokyčius, kadangi ir vaikas jautriau miega, ir jūs jautresni visiems procesam būsite, tai tikrai drąsiai galite naudoti. O paskui, eigoje jūs tiesiog galite pamatyti, kad nebereikia, o galbūt ir vaikas pats pasakys, kaip mano pasakė apie 4 metukai, gal prieš 4 tos metukus, mama sakė, man šito tai jau nebereikia, man jis trukdo. Tai dar retkarčiais mes įjungdavom, jeigu kažkur lietus stiprus, ten vėjas, kad net tada jį gazdina ir prikelia, tai mes susitėm, kad sako, aš įjungsiu, kad tau mažiau būtų tos baimės, o dabar jau nuo 4 kažkur metukų visai net nebejungiam, nes tiesiog nebereikia.
Klausimas iš salės, o kaip yra su muzikėlėm, raminančiom versus tą, kaip sakai, baltą triukšmą? Taip, su muzikėlėm yra tokių, aš tos muzikėlės irgi pasimovus, taip pasakysiu savo situaciją, bet muzikėlė jinai skleidžia netolygų garsą. Reiškia, tai garsėja, tai vėl nutyla, taip toliau. Ir šitoj vietoj gali būti kartais tai prikelimo priežastis, bet jeigu tai nėra realiai per pasiruošimo miegui rutiną, galima tą muzikėlę klausyti. Pasibaigia muzikėlė, išjungot, einat miegoti. O kokia turėtų būti trukmė, ar į ką čia atsižvelgti? Ne, šitoj vietoj tikrai... Čia pramoga? Čia ne pramoga, bet tiesiog ramesnė, jūs galite pati rutina, jinai taip turi trukti 30-40 minučių, nuo 18, kažkur nuo, reiškia, 16 mėnesio, taip 18, jinai tai pereina į 20-30 minučių. Tai visą tą laiką, jeigu jūs per rutiną klausysit, tai apsiprausėt ir keliaujat į kambarį, kur vaikutis miega ir jūs klauso tą muzikėlę, viskas gerai. Tai čia kaip pasaka, pradės asocijuoti su užmigimu. Su užmigimu, tai tikrai galima. Bet dabar kalbam apie tai, kad, pavyzdžiui, aš ir turėjus, dar kai pradėjau, irgi buvau ta, kuri šiek tiek paignoruoja taisyklės. Ne, žinai geriau. Nežinau, Pajauti geriau. Mano vaikui gal taip gerai, man patinka ir aš taip darysiu, nes daug tokių tėvų irgi turiu, kur ypatingai tas mini programas įma, aš jiems visą sakau, ten kiekvienas žodis svarbus. Neinterpretuokit, nes paskui turėsi su manim kalbėti vėl. Tai jeigu painterpretuojame, mes šnekam, ar anksčiau ir vėliau, taip, bet jeigu viską išgirsta ir daro, tai dažniausiai šnekėti mums nebereikia. Tai vat aš ir buvau ta, kuri tiesiog tą programą dariau taip savarankiškai, nejau, nes mano dėstytojai yra iš Amerikos, reiškia laiko skirtumas, dar anglų kalba, ten galvoju, susitvarkysiu, ašgi moku skaityti ir padaryti viską. Aš ta, kuri ta tokia knygų krūva, pasiskaičiau, padariau, nesigavo, bandau, darau, bet tokia buvau. Bet dabar taip nebedaryčiau. Ir, reiškia, aš palikau tą muzikėlę, mes užmigdavom prie muzikėlės ir viskas. Kas įvyksta, tai yra įprotis ir nakties metu, kada pabūsdavo, jis nešaukdavo mamą ateikis, sakydavo, mama, įjunkit man le. Nu gerai, įjungiu, bet aš turėjau kamerytę, kuri neišsijungia tą muziką. Ir šitoj vietoje gaudosi taip, kad aš turiu laukti, kol tas vaikas užmėgs ir tada tik ta kamera išjungto, jinai veikia, ta muzika pakankamai garsi, kas man nepatikdavo. Nu ir nusprendžiau, kad visgi gal keičiam į kitą, tą, kur nustatau per nuotolį, tam tikrą laiko tarpą išsijungia. Ir aš žinau, kad mano mažyliui nepatiko, ne ta muzika, nes aš įpratęs prie vienos buvo. Oi, mes kokią naktį turėjom, 2,5 valandos. Nepasidaviau. Galutiniam variante mes susidėrėjom, kad muzikos kitos nebus, bus šita, palieku durytės praviras, uždegu tualetę šviesą, kad matytum, bet tada eini miegoti. Ir sakiau, šita bus vakare, šita naktį, kitaip nebus, taškas. Tasme skirtingos muzikos... Jo, skirtingos muzikos vakare viena, Kodėl? Jeigu naktį kita. Dėl to, kad aš tos kameros turėjau laukti, kad išjungčiau naktį, o šitą išsijungia pati, man yra patogiau, ašgi miegoti noriu. Čia kažkokia mandras įrengimas, kuris... Tų mandrų tokių daug yra ir mano puslapį galima rasti tų mandrų, bet realiai yra tokia galimybė ir viskas, kai mes susitarėm, tos mūsų 2,5 valandos, vaikas užmigo, gal 5 minučių nereikėjo. Ir va šitoj... Nusiramino, jam buvo ramu, jam aišku. taip, susitarėm, dėrybos, taisyklės, susidarėjom, kad duris paliksiu atidarytas ir, noriu sakyti, langus ir reiškia šviesytę tą. Ir baigės. Ir mes toliau dirbom tuo klausimu, kad aš ir kiekvieną vakarą kartodavau, kad kuri dabar muzika bus, šita. O naktį, jeigu reikės, šita bus. Ir kitokio varianto nejungia. O gali būti, kad tėvai dėl kažkokių priežasčių negali susitart su vaikais? Ar tai kantrybės toka, ar tai yra irgi kratinys manipuliacinių technikų, kurias reikia išmanyti? Reikia išmanyti. Vaikai yra gudrus, o suaugę yra pavargę. Ir kai mes pavargę, mes dažniausiai nusileidžiam, tu tik daryk ir atstok nuo mano galvos, aš noriu ramybės ir pailsėti. Ir va šitoj vietoje, kada jau pradedu dirbti su vyresniais vaikučiais, mes pirmiausia pradedam pirmoji dalis mokymų, nei miega šoka mokytis, o kaip su vaiku atsistatyti tą autoritetą, kaip išmokti su juo kalbėtis, kaip išmokti reaguoti jo emocijas, kaip pažindyti su tom emocijom, kaip jį spratinti, kad tu gali būti liūdnas, tu turi teisę tas emocijas išreikšti, bet kaip mama ir tėtis turi jas reaguoti. Ir va čia pirma ta dalis, tokia savaitės būna tėvų, aš sakau, lengvoji, bet kai kuriem nebūna pati lengva, nes ten irgi reikia tam tikras taisyklės pirmą tėvam išmokti. Kokia taisyklė tokia jau pati eusia?
Na, jeigu jūs pasakėt, imkim vakarienę ir vaikas, ne, aš noriu ten filmuko, jūs sakot, gausi filmuką tik po vakarienės, pavalgom ir tada bus. Ir jis, ne, aš noriu filmuko. Gerai, aš tau jungsiu. Kas įvyksta? Atstok jungsiu. Jūs sakėt, ne, bus ta, o paskui patys nesilaikot savo žodžių. Tai kam vaikui tada sakant, kam jam klausyti prieš mėgelį jūsų? Tai ką aš girdžiu, tai čia labai stipri žinutė, kad reikia sutvarkyti tą, kaip čia vadinkim, hierarchiją. Jeigu žodis, reiškia, jis turi būti vykdomas, kitu atveju bus bardakas. Jūs turit būti tas, jūs, kuris turit. Taip, mokinamės kaip vaikui įtraukti į procesą, kaip ugdyti jo savarankiškumą, kaip nežlugdyti, reiškia, kad ne, aš pasakiau ir viskas, kaip apie tos jausmus kalbėti. Viską mes tą praeinam, bet jūs turit būti viršų, ne vaikas. Ir prisimenu, čia mano dėsto irgi pasakojo, kai dirbo su šeima, sako, ir aš paskambinu, kad jie atsiliepti ir, reiškia, tam atsakiklį, kaip jį pas juos ten, reiškia, įrašinėja. Mes dabar negalim prieiti, nes mūsų bosas ten tas, reiškia, mums neleidžia. Jo, tai sako, pirmą, ką liepiau, tai pasikeis skambutį, tą atsakiklį šitoj, nes negali tai būti, nes jūs tiesiog atiduodat jam viršenybę ir jūs darysit, reiškia, niekas nepaeis. Va tą balansą mes turim, hierarchiją, kaip sakai, atsistatyti. Na ir dar tas vienas punktas, tai yra miego asociacijos, kuris yra be proto svarbus ir kur mes daugiausia dirbam su tėvais, nes jeigu vaikas įpranta užmigti su jumis kambaryje, jis to tikėsis kiekvieną kartą papūtęs. Bet jis turi turėti savo erdvę. Jis savo erdvę turi. Kaip tėvams sakau, kartais, kaip pavyzdys, ta muzikėlė buvo, neįsiprato su muzikėliais, mane naktį prašo įjungt mamą lelelę. Nereikia man tavęs, nes aš nebūnu, kol užmiega, bet muzikėlės reikia. Tai kai tėvai sako, bet mes nieko nedarom, mes sėdim kambarį tyliai, net nekvepuojam, taip aš čiokauju. Bet jūs esate tam kambarį. Ir to užtenka, kad jis naktį jūs šauktų ir jūs turite vėl ateiti, galbūt pasakyti tik miegučio daryk aš esu ir jis toliau miegos. Bet jūs turit ateiti. Kas tokiu atveju, taip, tai gali būti ten minutės reikalas, galbūt sekundžių, bet šitoj vietoj tiek vaikas... Užklausa yra. Tiek vaikas pabudo, man reikia. Reikia ir jo ten hormonai pasikeitė, tiek jūs atsikėlėt, o jūs tai nežinot, kokio miego fazėje buvot. Jau jūsų miegas jau sutriko ten stipriai. Tai va, tai šitą vietą, ją galima tiesiog keisti. Kai mes prakeičiame, sudirbam su tom asociacijom, idealiu atveju prieš miegą tėvų neturi likti visai net kambarį. O čia yra amžius, kada nebeturėtų likti? Ne. Čia realiai tai gali būti ir su naujagimiais, kai dirbam, tai gali būti ir su kūdikiais, su vyresniais. Kokia rekomendacija? Ar tai yra labai individualu, ar visgi yra dėsningumas, kada tėvai turėtų vaiką pratinti prie to savirankiškumo? Realiai, kaip sakau tėvam, nuo pirmų dienų galima pradėti daryti tą sveiko miego higieną. O dėrėtų kada? Ir dėrėtų nuo to, tvarkingai nuo pirmų dienų dėrėtų tą ir daryti, kad jūs paskui turėtumėt kuo mažiau nesklandumų. Nes kai mes pradedam su šeimom dirbti nuo 2 kažkur savaičių, kada jau naujagimis atsiranda ir daeinam iki to 3 mėnesio, įprastai ten jau būna smulkmenos belikę. Klausimai mėgstu sakyti iš salės, nors čia yra iš virtualios salės. O ką daryti apie užmigimą su krūtim? Ar tai bus eigoje webinaro, ar galim dabar paliesti šitą klausimą? Mes galim paliesti, nes tikrai taip nenagrinėsim išsamei šitą vietą, bet tai yra viena iš miego asociacijų ir jinai dažniausiai... Nes kitaip neužmiega. Toks komentaras. Nuo ko pradėti? Kaip tą įprotį? Tai soskė irgi ne variantas. Soskė irgi ne variantas, kiti ir neima tos soskės, nes tėvai sako, jau paimtų tą, tai jau ta mama turėtų tos laisvės. Ir šitoj vietoj nėra tokio, kad aš galėčiau greitą tą atsakymą duoti. Šitoj vietoj tai yra žingsneliai, kaip tą procesą padaryti, nes jeigu aš jums pasakysiu, tai dabar neduokit krūties, o keliaukit, reiškia, migdytis kitur, kitais būdais, lovytei, glostykit, nors aš nesu šitus būdus, nes vėlgi tai yra įprotis, ne? Kartais tai gali ir pavykti, bet dažniausiai ko tėvai bijo, jie bijo verkimų. Ir tiem verkimam pasiruošti, kaip reaguoti, tai yra tos programos, kurios išnagrinėja visus smulkius žingsnelius. Tai šitoj vietoj tikrai rekomenduočiau pasigilinti iš vieną iš tų programų, kur aš siūlau, nes nutraukti maitinimą, tai yra begalės daug žingsnių, kaip tą padaryti teisingai, kad kuo būtų mažesnė, galbūt, negaliu vadinti traumą, ne, vaikui, bet stresas, kad ir dažniausiai tas stresas tėvam būna, mamai didesnis, net negu pačiam vaikui. O kodėl reikėtų, pavyzdžiui, nemigdyti su krūtimi?
Pirmiausia. Nes tai yra kaip ir patogu, plus pati mama pavargusi. Taip, patogu, tai yra patogu. Ir paskui tas verkimas, o jisai, dėl ko jisai trigerina? Dėl to, kad tai yra vaikas užmygo su krūtim, jisai naktį atsikėlė ir vėl mama turi krūtį duoti. Ir jos tikrai būna, kai dar man sako, aš jaučiuosi kaip žindukas. Vaikas tikrai net nebevalgo, bet tik krūtis iš burnos ir tada ta mama su ta krūtim visą naktį, jinai net šiužinys geras tavo nepadės, nei pagalvė, nes vienoj pozicijoje nekenčiat išmiegoti visą naktį, nes tu negalėjai bėgti, gerai persu, į tualetus net negali kitą ir sako, tai tik išėjau. Kineziterapeutų klientai yra mamos, kurios maitina ir... Taip, čia jau paskui ir aš buvau ta, kuri turėjau tą kamuolį, kuris parėjo mano visą nugarą ir aš po šiai dienai toliau ir vaikštau, nes tai yra bėda, nes... Ar jums įdomu, pakomentuokit, galbūt mes per daug išsiplečiam, nes vėlgi norėtųs to grįžtamo ryšio, nes mes dėl kiekvieno žmogaus, kuris žiūri, stengiamės. Arba klausimai jie mums padeda ir jeigu mes galėtumėm greičiau, tai galima irgi tą komentarą parašyti. Tai Irena, prašau, stebėk komentarus ir mums perduok žinutę. Tai va tas slaptas faktorius, apie kurį kalbėjau, kad nereikėtų pamiršti, tai yra temperatūra ir perkaitimas. Perkaitimas trukdo vaikui pasiekti gilaus miego fazę, va tą, kur kalbu, kad tai yra ir melatoninas, ir visi labai vaikui yra svarbu tą gilaus miego fazę turėti, ir jis naktį pradeda dažniau pabudinėti. Vaikai negali reguliuoti kūno temperatūros taip efektyviai kaip suaugę. Ir kai kada net 22 laipsnių jam gali būti tiesiog per daug. Kaip atpažinti, kad vaikas perkaista? Pirmiausia, tai yra drėgni plaukai arba kaklas, prakaitavimas miego metu. Tas miegas gali būti neramus, dažnas vartymasis, tarsi kūnas ieškotų tos vėsesnės pozicijos, bet ne visada tai reiškia perkaitimą, bet kaip vienas iš variantų tai gali būti. Ir va ta, kaip aš tokia sakau, pamesta anklodė, jei vaikas nuolat nusispardo anklodė, tai irgi gali būti ženklas, kad per šilta. Ką daryti? Optimali kambario temperatūra miego yra 18-22 laipsniai. Bet tas 18-22 laipsniai irgi labai yra individualu, nes naujagimiams iki to 1 mėnesio yra rekomenduojama šiek tiek didesnė temperatūra, kūdikiams nuo 1 mėnesio ir truputį vyresniems, taip gali būti net ir iki 12 kokio mėnesių, ta temperatūra taip apie 20-22 laipsniai, o dar vyresniems vaikučiams netgi 18-20 yra ta, kur tiesiog geras miegas. Ir čia kartais tėvam, sakau, blaškosi tas vaikas, sakau, bent pusę laipsnių. Pusę laipsnių, pažiūrėkit, jeigu įmanoma pamažinti namuose, pastebėkit, kaip vaikas miega. Ir iš tikrųjų geriau yra tada ta apranga šiek tiek kitokia, bet kambario pats vėsumas turi būti didesnis. Ir kartais tėvai pastebi, va čia dar truputį grįšime į kitą momentą, kad vaikutis pabunda su šaltomis kojytėmis ir rankytėmis. Tai kad aš pats dar pabundu su rankytėm šaltom ir kojytėm. Ir kaip paskui sekasi užmigti? Butelys karštas. Sprendimas ir vilnonės kojinės. Ne? Nes jeigu šitos vietos nebūtų, mes niekaip negrįžtumėm. Bele kaip yra sunku. Todėl tą pojūtį aš ir tėvams sakau, jūs kartais jautė tą, kai gulit, kojo šal, bet miego nori, gal užmigsiu. Bet toks gyvas miegas. Jo, ir tu lyg deki tingi, atsikelsi, taip toliau, bet tu gal užmigsi. Ir vis tiek tu turi jį pasimti, nes arba tu sušyli, arba niekaip, nes kojos turi būti šiltos, kad tu galėtum eiti į tą miegą, į tas gilias miego fazes. Aš dar turiu tipsą asmeninį, nes būna taip, kad nors ir miego ambasadorius, bet būna, kad aš dirbdu labai ilgas valandas ir kitą kartą net paryčiais pabaigiu, tiek susitelkęs, ir būna kojos jau sušalę, nes dėmesys ir ten, žodžiu. Tai duše prisipilt tą indą vandens ir ten pamirkyt kojas kokias kelias minutės. Man tai asmeniškai veikia, bet aš kiek žinau, tai nėra labai geras dalykas iš sveikatinimo pusės. Tai kokia tavo nuomonė apie tai? Iš sveikatinimo pusės nekalbėsiu, bet vaiką naktį eit pamirkyti ar paryčiais koją, jau patarimas. O kažkokį šiltą daiktą palikojas? Tai šitoj vietoj, kaip mes sprendžiam su tėvais, sakau, tiesiog pirma tai yra apranga pasižiūrėti, galbūt miegmaišis netinkamas, kitą kartą tiesiog užsidėti papildomas kojinytės. Ir kartais būna ir rankos vėsumas, nors šiaip jau, ir kalbam, tai nutinka, ne? Nes vaikai turi silpnesnę kraujotaką galūnėse ir jų rankytės, kojytės atrodo kitą kartą vėsesnės nei pats kūnas. Ir dažnai tėvams sakau, pažiūrėkit, čia bus šilta, o ten vėsu.
Ir jeigu vaikas nepabudinėja, viskas gerai. Bet jeigu yra to blaškimusi, tai tiesiog šitą vietą pasprendžiam ir žiūrim, gal čia ir įsispręsta problema. Nes šiaip jau apie 4-6 valandą, bet nakties krenta kūno temperatūra, krenta oro temperatūra ir va ten tėvai jaučia tą didesnį tokį pasiblaškimą. Tai jeigu jūs atsikėlėt, patikrinot vėsų, pabandykit bent jau šitą punktą padaryti ir galbūt išvengsit jau tų rytinių. Tai rekomenduoji iš karto su kojinėm? Ne, nebūtinai iš karto, nes kartais vakare... Bet gal tiesiog kaip gulint... prevencija ir paprasčiau? Galima ir taip daryti, bet kartais būna galbūt vakare šilčiau, per karštą, taip toliau tėvai, tai jų dažniausiai kiti ir keliasi, nuimkim, ne tas idealus variantas, bet tėvai keliasi naktį dar vieną kartą bent pamaitinta, ne? Pamaitino, uždėjo kojinytės ir toliau miegot gali. Bet tai galima padaryti ir iš vakaro, galima šliaužtinukus ten tuos uždėti, kur su kojinytėm, nes kartais būna jie ir spardos ir nusispardo, yra tų sprendimų. Lygiai tas pats kartais būna ir rankytės vėsios, nes aš jaučiu, jeigu mano ranka ir jau per vėsi, jeigu aš jos neįtrauksiu, aš neužmigsiu. Tai jeigu irgi per vėsios tos rankytės, tada irgi kitą kartą, ypatingai čia būna su tais mažesniais, naujagimiais, kurie dar kilnoja, ten vėjo daug sukelia, tai tada uždėti tas pirštinytės. Nesvarbu, kad tai pavasaris galbūt ar vasara, pareguliuoti, pažiūrėti šitą vietą. Nors aš kiek žinau, vaikai, jie yra patys iš savęs karštesni. Tai dėl to jiem tas vėsumas kažkaip suveikia? Ar čia daugiau dėl to, kad per vėsu? Dėl to, kad tiesiog yra. Aišku, kaip sakau, ten karščiau yra, o čia vėsiau gaunasi, bet, kaip mes ir apkalbėjom, bet jeigu ten vėsu ir kojom, tas miegas ir kitiem niekaip. Žodžiu, tėvų dalia užtikrint, kad neperkaisto ir nebūtų per šalta. Tiesiog ta apranga visus, galime į sekančią skaidrę keliauti. Reiškia, kad tas aprengimas, vaikutį, koks principas yra. Tarsi rengti reikėtų vienas sluoksnis daugiau nei suaugusiam, bet tikrai reikia žiūrėti, kad perkaitimo nebūtų. Vienas sluoksnis ko? Sintetikos? Rūbų. Ne, mes apie tai irgi tuoj kalbėsime, ne? Tikrai jokios sintetikos. Tikrai tą pasižiūrėti tinkamą patalynę, kad būtų, galbūt miegmaišio tas pasirinkimas būna per storas, kitiems būna per plonas tas miegmaišis. Ką reiškia per storas? Bet man labai patinka konkretumas. Aha, puiku, kad tu mane vis užklausai konkrečiai. Kokiais milimetrais pageidaučiau gramatūrą? Miegmaišis togais, tais vadinamais reiškia, ir šiaip mūsų tam klimatui tokiam geriausia rinktis toks pavasaris, vasara, kad būtų, ir ten su tais rūbeliais, sakykime, žaisti galbūt daugiau. Man tikrai labai patinka merino vilnos, jie planučiai, bet super išlaiko tą visą ir šilumą ir neperskaitą, nesušala. Miegojimo koinės. Tai tikrai toks pasiteisinams ir su mano mažyliu buvo. Bet reiškia, šitoj vietoj, kai tie labai stori miegmaišiai yra, nutinka, jeigu jūs kažkur kaime pečinį kūrenam ir tikrai šalnu, tai tada žiemos sezoną. Vasarą dažniausiai jisai būna labai plonas arba visai jo nereikia. Ir tu meti tiesiog į šoną ir vaikas miega, galbūt net ir pampersai ir atrodo, jie tautų mano, kaip čia viskas karšta yra. Tai čia ta kita dar pusė to šilumos, kada, kalbant apie vasaras, visos artėjam, pavasaris, vasara, ką daryti. Ir ten, kad ir kokius patarimus aš jau ir gaudžiausi ir turėjau, ten ledukai, vanduo, vėsumai ir taip toliau. Nieko geriau nėra, kaip atšaldo kondicionierius, arba ten tos jau naujosios tos namuose tas rekuperacinės sistemos. Bet jos nevėsina, jos tik tais orą cirkuliuoja. Orą, bet tiesiog vis tiek tas būna tokia gaiva, galbūt didesnė, bet su kondicionieriais reikia atsargiai. Neprisidaryti savo didesnės, kad nesušalt. Svarbi yra oro drėgmė, reikia išlaikyti, rekomenduojama 50-60 procentų tą santykinę oro drėgmę turėti. Vėdinimas, nepamiršti vėdinti, nes tėvai dažniausiai, kai liepių tamsa užsiklijuoja tais maišais, ten prisidaro ir sako, tik ateina miegoti. Tai sakau, jūs nejaučiat, kad ten kaip kokie laidojimo namai jums darosi, nes mano vyro toks komentaras buvo, kai aš irgi pamiršau, tai mes tik ten miegoti einam. Tai tikrai reikia to šviežio oro, kad gauti, vėdinkit, ir apranga miegui reikia rinktis iš natūralų medžiagų. Tai turėtų būti medvilnė, merino vilna, kuri padeda tą kūno temperatūrą reguliuoti ir apsaugo nuo perkaitimo ir peršalimo. Pristatyk dovaną. Dovana yra taip, dovana iš mūsų partnerių Nešiok LT, tai yra... Tai nėra atvežtiniai kokie rūbeliai, jie yra sukurti Lietuvoje, Maimela brandas, tai yra tikrai malonūs, minkšti ir kaip savininkė sakė, kad tai yra iš kartos į kartą gali būti paveldimi, nes nesusidėvės, tai jeigu tikrai nori tokių rūbelių turėti, tai vienas jų yra
tas, ką mes norim padovanot ir Darius suka, ne, ratą. Jo, to jau aš tada taip šiek tiek archaiškais būdais. Šitie rūbeliai iškeliaus. Lapė. Jo, čia pakankamai daug žmonių prisiregistravo, tai turim laimėtoją ir jis yra Kristina, numeris 35. Kiekvienas individualiai būsit informuoti elektroniniu paštu ir todėl registruojantis buvo prašomas telefono numeris, kad galima bus ir susisiekti. Tai asmeniškai pasiskambinsiu, išsiųsiu laišką ir bus galima juos susiderinti dėl pristatymo, kur reikia. Gerai, keliaujam į sekančią dovaną, tai yra tokia smagi pižamytė, aš visai irgi tokios norėčiau, ne savo, mažyliui savo, tai irgi sukam ratą. Taip, toliau, o kadangi nėra pašalinami tie patys dalyviai, linkiu gal ir antrą kartą laimės tas pats žmogus, jeigu taip susiklostys fortūna ir važiuojam tolyn. Taip, ir ką mes čia turim? Ernestą sveikinam. Taip, su pižamytė yra jau jūsų. Gerai, toliau važiuojam. Ir būtent Nešiok LT puslapis iki balandžio 15 dienos su nuolaidos kodu Miego ambasada jums dovanos 15% nuolaidą. Tikrai ten rasit gausybę nuostabių, kokybiškų drabužėlių ir ne tik, tai kviečiu apsilankyti ir pasinaudoti šitą progą. Ačiū labai Nešiok LT už įsteigtą prizą. 2 net prizus. Mažos dovanėlės. Stiprina draugystę. Taigi, kodėl ta miego kokybė tėvų tokia yra svarbi? Turėjo kavos aparatas įsijungti. Nu, jo, yra. Bet visai norėtųsi tos turbūt, ne? Ne, šiaip kavos gerti nebegalima. Jeigu kalbant apie suaugusius, tai yra 15 valanda, turi būti ta riba, jeigu nori toliau gero miego. Tikiuosi, ta kava taip nesigirdi, taip kaip mums girdisi to aparato. Tikrai girdisi. Girdisi, ne? Tai ką daryti? Nieko, tikėkime, jis čia greitai baigs visus savo darbus. Jeigu kada nors darysit webinarą, pasistengkit, kad nebūtų kavos aparatų ir apsisaugot dėl garso ir reikalų. Bet nieko, mes daliname žiniom, dalinamės dovanom, važiuokim toliau į mūsų. Gerai. Tai jeigu blogai miega vaikai, tikrai miegos blogai tėvai, o tėvai pavargę ir neįsimiegoja, tampa mažiau kantrūs, greičiau susierzina ir sunku tvarkyti su tais dienos iššūkiais. Ir tada ir to vaiko, reiškia, tas trūkumas, tos problemos dienos jos atrodo daug didesnės, net vaiko išdaigos atrodo daug baisesnės ir žiūrėkime, ir ant tų vaikų pradedam rėkti, nes mes prarandam tą kantrybę. Pavargęs tas organizmas gamina daugiau kortizolio, streso hormono ir tai sukelia tą nerimą, dirglumą, net sveikatos sutrikimus, o padidėjęs streso hormonas, jisai turi įtakos vėl miegui. Ir kai dirbu su suaugusiais, mes ir mokinomės, kaip tą stresą sumažinti dienos metus, ką mes ten turim daryti, kad jos sumažėtų. Tai įvairios kvėpavimo technikos, meditacijos, pasivaikščiojimai, daug irgi tokių dalykų yra, ką suaugęs turėtų padaryti, kaip suvaldyti tą stresą. Aš galiu pasidalinti vienu trumpu tipsu, ką aš asmeniškai naudoju. Įkvėpiu per 4 sekundės, sulaikau 4 sekundės, iškvėpiu per 8 sekundės, sulaikau 2 sekundės. Kažkaip tai yra vadinama vienoje iš Indijos atėjusių praktikų, bet man tai padeda ne tik tai su užmigimui, kai stresas kalatojas, o reikia eiti miegoti, bet kitą kartą, kai nori eiti ir į tualetą. Ir reikia nepatogioj vietoje kažkaip tą norą sumažinti. Tai pasirodo mažina lėtina širdies darbą ir toks kvėpavimo pratimas, jisai padeda ir užmigti, ir nusiraminti. Ir nusiraminti. Aš paprastesnį dar pasakysiu, nes čia labai sunku prisiminti. Aš niekada... 4, 4, 8, 2. Vis tiek pamirš, aš irgi pamirštu, tikrai dauguma pamirš, pas mane būna 5, 5, 5 ir 5 kartus pakartot. Paprastesnis. Bet lygiai tas pats, per 5 įkvėpi, per 5 sulaikai, per 5 iškvėpi ir 5 kartus pakartoji. Irgi veikia puikiai. Tai pasirinkit, kurie skaičiukai jau labiau magiški ir padeda. Toliau nuovargis yra prastesni sprendimai. Faktas. Ir tėvai dažniausiai grįžta prie neveiksmingų įpročių.
kaip sakau, tu pavargęs ir tada vaikas net jaučia, kad tu esi pavargęs. Ir būtinai tada kažką tokio, į tas irzlumas ir iš jūsų eina ir tos vibracijos, tas nematomas dalykas, nu jisai irgi labai labai yra galingas. Vaikas tą pajaučia ir žiūrėkim, turim visą bombą, ypač vakare prieš miegą. Patarimai, kaip padėti tėvams, čia bent 1 valandą prieš einant miegoti reikėtų vengti tų ekranų, pabūti tokioje ramioje aplinkoje, meskit kompiuterius, planšetinius, viską pabūkit ir su vaiku. Įtraukia, bet tai yra įprotis. Ir kaip mes paskui reikalavom iš tų mūsų paauglių visų, nebūkit prie telefono, jei tėvai ištisai patys tam telefone sėdi. Toliau kambario temperatūra ir tamsa yra tie patys faktoriai, kurie veikia ir vaiką, ir tie patys veikia ir suaugusius. Patogus čiužinys ir pagalvė. Tinkamos atramos ir komforto derinys, kuris padeda kūnui pilnai atsipalaiduoti ir geriau užsimiegoti. Nu jau čia turbūt man tikrai su manim sutiksi, nemeluoju. Ant ko gulim, labai svarbu. Ant ko gulim. Ir pagalvė, va tas man, kad mes turėsim tų pagalvių dovanų ir aš apie tą pagalvę papasako truputį noriu, kad ir pati, kada gavau dovanų išbandyti, prieš tai turėjau labai didelius skausmus visoji nugaroj, kas pas mane yra didžiulė problema. Pamiegojus ant jos 3 dienas, aš atsiver galvoju, visai gerai jaučiuosi, kas čia įvyko. Po dar kelių dienų tikrai turėjau eiti pas savo kineziterapeutą, nes karts nuo karto turiu lankytis dėl visų savo šitų problemų. Ir jisai irgi patvirtino, kad aš buvau tokioj būsenoj, kuris mane retai mato. Tokioj geroj. Tai dabar pagalvė padėjo nuimti įtampas, o realiai aš turėjau seną pagalvę, kurios neradau niekur naujų, vis nusipirkdavau ir vis man netinka ir taip toliau ir aš vėl grįžtu prie tos senos. Tai va šitas nuostabes pagalvės iš Karisimi Bedink jūs ir laimėsite. Dabar bent 4-5 valandos turėtų būti to nenutrūkstamo miego per naktį. Ir jeigu naktiniai pabudimai yra neišvengiami, jūs dar nepasiryžę dideliem pokyčiam ir vis tiek, kelsimės, tai bent jau reikėtų su partneriu pasidalinti tos naktinius pabudimus. Ką dažnai būna, kad ir girdžiu tėvai tą daro. Vieną naktį mano dalis, kitą naktį ten tėtis eina keltis, viena mama. Tai bent jau šitaip įspręs, kad nebūtų taip, kad jūs abu nemiegat. O dažniausiai būna, kad mama nemiega, tėtis miega ir sakė, nieko. Nes reikia jam dirbti, reikia darbą, rūpintis. kitam kambarį, taip toliau, ta mama jau atsikelia pavargus, visi pavargę, pikta, tėtis tik greit iš namų, kad nebūtų ten visų tų. Išmokykite tą savo mažulį, to naujo įpročio, užmigti savarankiškai. Kada prieš naktinį miegą jūsų vaikas užmigs pats be jūsų jokios pagalbos, patikėkit, naktį vėl pradės vykti va tie maži stebuklai. Turim klausimą. Vaikui 1 metai, migdomas tik nešiojant ant ranko. Aš pats su ta bėda buvau susidūręs ir pakankamai ilgą laiko tarpą. Ir kaip pat užmigdyti lovytėje? Ar mes šitą klausimą paliesim, ar dabar gali atsakyti? Čia tas pats klausimas, ar tai yra maitinimas, ar tai nešiojimas, kaip užmigdyti lovytėje. Tai pirmiausiai susižiūrėti tas smulkmenas, ką mes kalbam, aplinkos, aprangos, tamsos visos ir pereiti į tą būtiną, tą savarankišką užmigdymą. Kai jūs guldot vaikutį į lovytėje, nemiegantį, neprisnūdus yra labai svarbus momentas, nes dažnai tėvai primigdo truputį ir deda į lovytę. Tai reikia visiškai užmigdyta. Visiškai užmigdyta, kai kai jau atsipalaiduoja. Atsipalaiduoja, atidėti, jeigu jums pasiseks, kartais pasiseka viskas. Bet kas įvyksta naktį ties tuo pabudimu, kurių gali būti net 14 kartų per naktį su vaikučiu, reiškia, jisai kūnas sakys, užmigau, tai ne ten, užmigau čia ar pas tėvus lovoj, pavojus. O jau kai galvoju, įsižiebė tas pavojus, patikėkit, bus fejerverkai. Bet tai bus ašarų, kol pati pradžia. Pati pradžia faktas bus ašarų. Kam pokyčiai patinka? Mes suaugę irgi ir pašarot galim ir išsišnekėti labai emocingai. Iki kiek reikėtų leisti su tom ašarom? Realiai pirmas vakaras, kai mes jau programą darom su tėvais ir žino tėvai, ką daryti, aš juos nuteikiu. Nusiteikit, statistika yra tokia, tarp 1-2 valandų. Jūs galite užtrukti. Labai dažnai pas mane tikrai būna trumpiau negu valanda, nes turbūt labai gerai tėvam paaiškinu ir labai gerai viską daro ir pasiruošiam tam, bet yra ilgas laikas. Ir klausimas, kiek čia išeit, neišeit, va čia yra tas jau procesas, kuris tikrai labai smulkiai atpasakomas yra būtent per kažkurią. Realiai visose programuose mes tuos žingsnius nagrinėjam, nes čia nepasakysi, kaip vieniem galbūt pabandys ir gausis tas, paglostėm, tada paraminom, išėjom ir viskas. O jeigu kito vaiko charakteris
stipresnis, arba jūs dienotvarkės netitaikėt, va tą lentelę nepataikėt ir į vakarą jau nuėjot per daug pervargę, tai jūs galite susidurti. Dabar dar grįžtam prie būtent prie atsiliepimo, nes tai vienas iš tų atsiliepimų tiesiog laukia mėnesį po mokymų ir kaip mama sako, norėjau pažiūrėti, kiek ta miego pasaka truks. Ne? Galbūt mes pabaigėm ir jinai baigsis, bet tikrai nesibaigė, vaikas tikrai saldžiai miega, pamirštos visos sunkios naktys, kai kaltino tos dantukus, atrodo dažniausiai, ir visas kitus niuansus. Ir dabar vaikas miega kuo puikiausiai ir dantis dygsta ir vis tiek miega ir išmiega visą naktį. Tai atsisakė ir čiulptuko, dar čia viena vieta, kur tėvai galvoja, oi, vaikas užmiega savarankiškai, bet su čiulptuku. Tai sakau, kodėl mes kalbame, jūs savarankiškai užmiegat, kažkas yra ne tai. Nu ir paaiškėja, kad, pavyzdžiui, yra čiulptukas smulkmena. O niuansai yra. Nes paskui jo atsisakymas bus kita bėda. Kita bėda bus, pabandykit jūs jį atimti ir neduot prieš miegelį. Ir vienintelis dalykas, kurio gailis rašo, kad bandėm visą tai tvarkytis patys, atrodės, nėra tai blogai, ne? Gal visai dar galima gyventi, gal ten draugų kokie blogiau miega, bet iš tikrųjų tai galėjome pasinaudoti šią paslaugą vos atsiradus miego problemam ir gyventi ramiai ir laimingai. Žinios jos vertingos. Žinios yra vertingos ir tikrai turiu šeimų, kur po 2 metų man skambinasi, sakau, jau sutrikot, nesako, mes jau laukiamės naujo, ką čia daryti nuo tų pirmų dienų. Iki su šitu tai viskas kuo puikiausiai. Tai tikrai tokie džiugus skambučiai, nes tu žinai, kad tėvai tvarkosi. Trečias, tas punktas, kad vaikai neatsibunda be tos priežasties ir jinai netokia, kokia galvojam, bet kaip aptarim, dažniausiai tėvai nurašo vargšam dantukam, pilvukai, augimo šuoliai, tie kaltininkai, bet dėja priežastys tikrai yra visai kitos. 90% visgi tėvų jas vis tiek daro, nors atrodo ir žino, bet vis tiek daro. Ir 3 dažniausios klaidos, kurias daro, ir tos klaidos, kurios griauna vaikų ir tėvų miegą. Ir 3 vietoje, kaip aš įskiriu, per vėlai guldoma. Gal tada ilgiau miegos. Ir mitas yra, jeigu paguldysiu vaiką vėliau, jis ilgiau miegos ryte. Vėlyvas guldymas reiškia pervargęs vaikas, kuris miega prasčiau, keliasi anksčiau ir taisyklė yra paprasta, kad jeigu pastrigo jūsų pietų miegeliai, tai nereiškia, kad jūs dar vieną ekstra turit miegelį daryti. Bet tiesiog reikia eiti anksčiau miegoti ir tą gali daryti netgi valandą, negu įprastinis jūsų laikas. Netemkit dirbtinai. O kaip išsiaiškinti, koks turėtų būti laikas miegojimui? Yra kokia rekomendacija? Rekomendacija yra, kad geriausias miegas vaikučiam net tikrai iki 10 metų, 10 jau, bet tai reiškia iki mokyklinio tikrai amžiaus, tai yra tarp 7-8 valandos. Pats jau kritinis momentas turėtų 9 viskas būtų. Nes kuo jūs vėliau nueisit, tuo mažiau gauna to gilaus miego. Su labanakt vaikučiai, kas dar yra mūsų amžiaus. Bet negeras tas momentas, kai panagrinėjame, tai negeras, jis per vėlai, televizoriai ir visa kita. Tai šitoje vietoje realiai turi tą budrumo laiką atitaikyti, nes kartais tėvai užmiega per ilgai, reiškia, ir paskui, pavyzdžiui, kokią 8-9 jau miegučio einam. Bet budrumo laikas tarp tų miegelių nėra tinkamas. Ir va čia tada būna ta tokia bėda. Taip, kad tikrai ne viena šeima jau, sakykime, irgi buvo, bet tai kaip aš galiu jį paguldyti ten, sakykime, anksčiau ir jisai sienom lipa karėsi. Nors, sakau, jūs per vėlai jau paguldė. Už tai jisai gavo to kortizolio, to streso hormono ir jisai bus aktyvus, hiperaktyvumas būna. Guldykit 8 valandą, guldykit galbūt 7 valandą, pasižiūrėkit, gal pietų miegelį turit sutrumpyti ir pakarpyti. Ir tai būna jau irgi momentas, kur tėvai sako, tai pradėjau guldyti anksčiau, mažiau naktį keliasi. Klausimas yra, kaip sumažinti naktinius atsikėlimus? Čia greičiausiai jau kartojasi? Čia kartojasi, nes truputį ir užsiminsiu, berods gal 2 ar 1 ta bus, kaip sumažinti. Bet čia yra svarbu, jeigu jūs išmokysit vaiką vakare užmigti savarankiškai, tai tikrai gali būti, kad ir visai naktį nesikelsit, nes jis susitvarkys pats. Bet sumažinti atsikėlimus, ar tas vaikas valgo ar nevalgo, klausimas, ne? Tai reiškia, kad vaiką reikia paguldyti lovytę, šiuo atveju jam jo erdvę, jos erdvę ir leisti užmigti patiem. Taip, palikus, išėjus iš tos erdvės.
Ne visai, nes jeigu ten pasakysi palikit ir aš išeisiu, tai jie iškart galvos apie tai. Tai jau išsiverkimo strategija, tą cry it out, liepia palikti ir čia, kol išsiverks vaikas, nieko panašaus. Mes labai mokymuose yra visi maži žingsneliai, ką jūs turite daryti, o tam išeiti iš kambario galbūt jūs tik po 10 dienų ar po mėnesio. Čia palaipsniui procesas. Čia yra procesas. Aš tikrai pradžioj skatinu labai daug veiksmo, nes vaikai kažkaip turi supras, ko tie tėvai iš jūsų nori. Ir jūs turit savais veiksmais, nuosekliais veiksmais tą daryti. Tai antras tas momentas, kad tėvai įsikiša per greitai. Mitas, jei tik vaikas krustelėjo, reikia jį greit bėgti ramint. Va čia irgi dalis to klausimo, ne? Nes ir tėvams sakau, jūs pabudot, tai jūs palaukite, ne? Nesvarbu netgi tą momentą, kad einat maitint, kad žinot, kad vaikas gal kažkiek tom valandom atsibunda ir aš turiu eiti maitint. Bet sakau, jūs lukterkit. Jūs bijot, kad jisai išsibūdins ir jūs keliaujat maitint ir tas maitinimas tampa pagalba jam užmigti. Bet jeigu jis pabunda dėl alkio ir jūs luktersit truputį, nebijosit, reiškia, jisai išsibūdins labiau ir jis to vieno pavalgymo metu pavalgys gausiau, daugiau ir galbūt jau net antro nebus. Ir jisai miegos. Nes jeigu jūs greit sureagavot, jisai pradėjo valgyti, jis prisnūdo be valgydamas ar užmygo, jūs dėjote į lovytę, bet jis vėl greit pabudo. Ir vėl kūnas sako, palauk, valgyti noriu. Tai va čia tas išlaukimas būna tai, kad kartais, net ne kartais, jis visada aš tėvus naktį moku, išlaukit, nes tai geriausias momentas vaikam mokyti savarankiškai grįžti miegoti. O tas išlaukimas yra trukmė? Yra trukmė. Šiaip 10 minučių yra stebuklingos, bet ne visada tėvai 10 minučių, jei vaikas klykia ten 5 balais iš 5, ne? Bet 2 minutės minimum yra rekomendacija, jau net tam pirmom naktim, nes ir stebėti, žiūrėti, jeigu vaikai blaškosi, verkia ir net stipriai verkia per miegus, geriau būti stebėtojais ir nesikišti tą procesą. Ką reiškia stebėtojais ir nesikišti? Tai kiek, tada 10 minučių? Ne, kol vaikutis arba jisai nurims ir užmigs, arba jis tiesiog išsibūdina ir jau jūs tada reaguosit. Nes šiaip vaikas gali, kaip minėjau, tais 5 balais verkti per miegus ir paskui kaip niekur nieko grįžti miegą. O jis tiesiog sako, aš jau kaip miegosi tam giliam miege, o tėvai išsigando, prikėlė. Reiškia, sutrikdė ciklą, atėjo gilų miegą. Jeigu verkia mieguistas, tai geriau jo nejudinti. Geriau nejudinti. Jeigu labai sunku nereaguoti, kaip tėvams sakau, tokią varnelę savo, kad užsidėtume, tai arba vos prilėtėm. Neturi būti tikslas vaiką kelti ir vaje, tu gal kažką sapnavai. Ypatingai, taip, tie visi naktiniai košmarai būna jau tiem didesniem vaikučiam, tai apie 3 metukus, kitiem, bet tarp 3-4 pasireiškia, bet net ir tie košmarai, jie yra suvaldomi susižiūrėjus tinkamai dienotvarkį. Dažniausiai yra dėl pervargimo. Tai tiesa yra tokia, kad tikrai vaikai labai intensyviai miega, kruta, juda, murma, niurzga, net stipriai, kaip minėjau, verkia ir tėvai tiesiog reaguoja per greitai. Yra dar toks patarimas mano, kad reiškia, kada jau pradedu dirbti su šeimom, yra ta 7 mėnesiai riba kūdikių, kur tėvams sakau, jeigu turit vaiką ir galimybę iškelti ir psichologiškai jūs pasiruošę šitam momentui, tai yra geras momentas, nes jie pradeda labai jautriai miegoti ir tėvai jiem trukdo. Ne vaikai tėvam trukdo, tėvai vaikam trukdo. Neiškenčia. Neiškenčia jo ir galų gale vaikas sukrutėjo pagalvę ranklodė ir vaikas, tėvai, taigi traukti savo pabudimą reikia. O jeigu tokios galimybės tėvai neturi, tai kada pradeda tos pokyčius, aš tada rekomenduoju išeikit miegoti už durų. Čiūžinio gero kokio, ne, bet išeikit. Bent kelias naktis, savaitę kokią nusiteikit, duokit tam vaikui erdvės tvarkytis pačiam. Sugrįžtant? Sugrįžtant, reaguojant. Taip, nepaliksit ten jo viso. Neišgirskit tikrai to niekada. Tai yra tas procesas, kur neįmanoma per šitą webinarą į tų visus, tai yra mokymosi. Kiekvienas tas žingsnelis, kaip ką daryti. Ir dar asmeninis priėjimas prie individualių poreikių. Jo, ir taip, vienos programos yra įrašytos, ką jūs, sakykime, mini plus galit naudotis, o jeigu kalbant apie MIDI programas, kur tiesiog matysit, jie yra į Myliu save ir pas mane į puslapius, tai jau tos yra su individualiu požiūriu, individualiom konsultacijom. Vaikas tarsi tampa miego įkaitu.
Prabudęs jis negali vėl užmigti be jūsų pagalbos. Va čia kiek jau kartų skambėjo tas savarankiškumas ir čia yra labai labai svarbus tas momentas. Ir tikrai klaidingas tas mitas, jeigu vaiką užmigdot pakankamai ramiai, jis miegos visą naktį. Nu, nemiegos. Gerai, jeigu jums tai pasisekė, tai aš manau, kad jūs šito webinaro ir nežiūrit. Ir miegat gerai, ne? Ir nesukat galvos. Bet jeigu tik tai kilnojatės ir žiūrit, vadinasi, kažkas yra ne taip. Ir bet kartais tai yra kažkokios smulkmenos, kurias tiesiog reikia išsiaiškinti, padaryti ir žiūrėkim jūsų vaiko, ir jūsų miegas tiesiog keičiasi. Nes jeigu vaikas nežino, kaip savarankiškai užmigti, tai jis nežinos, kaip savarankiškai ir grįžti naktį pabudus. Ir jis tiesiog žino, jeigu mane mama maitino, mane mama nešiojo, supavo, taip toliau, aš pabudau, tai aš tai miegot noriu, grįžtam, kur ta pagalba, pagelbėkit man. Ir vėl tada tėvai turi dalyvauti. O jei nedalyvauja, yra didžiulis verkimas. Ir va šitoje vietoje toks užburtas ratas, kartais būna tėvai bijo to verkimo, bijo pokyčio ir net nepabando va šitos vietos. O yra rekomendacija, kiek reikėtų leisti vaikui verkt čia, jeigu iš tos manipuliacinės pusės? Ar tai nėra manipulacijos? Ir priklausoma, aišku, dar nuo amžiaus. Nuo amžiaus priklauso, nuo tėvų jautrumo, nuo pervargimo, ar jūs tą balansą rado dienoj. Yra daug momentų, bet tikrai pačioj pradžioj jūs galite ir sekundėm leisti. Imkite tarpą 15 sekundžių. Sureagavau, 30 sekundžių sureagavau, vėl ir darykit po mažą tą tarpelį. Jeigu kai kurie gali vaikas, reiškia, verkimas verkimui nelygus. Ir toj pačioj šeimoje tėtis gali vienaip girdėti verkimą, mama kitaip ir tai irgi bus normalu. Aš negirdėdavau. Miego metu. Tai pasisekė, ne? Arba kažkam nepasisekė. Kažkam nepasisekė. Ne? Tai va tas reagavimas ir aš pati skatinu, pasimkit, kad ir minimaliausią tą tarpą ir keliaukit. Bet jeigu jūs galite ir po minutę ir po 2 išlaukti, laukit šitai. Turim klausimą, o ką daryti, jeigu vaikas hiperjautrus? Truputį pajudinus jau atsibunda. Čia aš kaip suprantu, eina klausimas apie to, kai šalia miega ir kaip pasišalint. Pasišalinti. Tai vat reikia išmokti vaikas lovytei. Kaip išmokti pasišalinti? Kaip išmokti pasišalinti? Čia tą reikia išmokyti savarankiškai užmigti savo lovytei. Tai reiškia, problema yra užmigimo, o ne pasišalinimo. Užmigimo, o ne pasišalinimo, tikrai taip. Nes galim išradinėti ten dviratį, kaip ten išslinkti, kaip ten ką padaryti, bet tiesiog reikia pradėti nuo pradžių. Užmig savarankiškai savo lovytei ir jūs nesuksit galvos apie jokį pasišalinimą ar net tuos stipresnius garsus, nes tiesiog miegos. Jums nebus baimės, kad jūsų vaikas kažkada pabunda, kad ir nuo stipresnio garso, nes jūs žinot, kad jis tuo puikiausiai kelios minutės ir grįžt atgal, jums kitą kartą net sudalyvauti nereikia. Maži pokyčiai šiandien kuria didelius pokyčius rytoj. Daugiau poilsio, daugiau šypsenų ir daugiau ramybės visai šeimai. O dabar ateina linksmoji dalis. Dovanų. Ogi dovanų mes turim. Taip, galim parodyti. Taip, čia įdomus produktas. Tai yra pagalvė. Kas yra faina, kad esu girdėjęs klientų, kad taip įsigyja čiužinį, bet būna, kad pagalvė vežasi, nes reikia kažkaip prisitaikyti. Čia aš kuri vežuosi savo pagalvę. Kas yra dar faina, kad jeigu pagalvė turi savo įdėklą, tai reiškia ir iš higieninės pusės, ir iš kelioninės pusės. Tai va, tai šios pagalvės, kurias 3 bus galima jau laimėti, jos yra įpakuotos į tokius fainus dėklus. Ir yra 3 skirtingų formų, tai čiužinių centras.lt tinklalapyje bus galima tas pagalvės ir atsiimti, gavus dovanų kodą, kurį netrukus išsuksim. Taip, ir čia dabar mes turim... Čia bus jos skirtingos, tai čia ta banguota, kurią aš beje esu pasirinkus. Tai dabar bazinė pagalvė, tai stebėkim, kas ją laimėjo. Karissimi Bedding. Ja, pavadinimas iš Turkijos, mums šiek tiek reikia apversti liežuvį. Reikia liežuvį truputį, ja. Taip, ir sveikinam Agnę, 95 numeris, tai su viena pagalvė, mes tiesiog susisieksim ir susitarsim, kuri pagalvė jums atiteks ir pristatysim. Taip, antras pagalvės prizininkas arba prizininkė. Taip. Ir sukasi. Vyksta burtų traukimas. Taip, Darina, 25 numeris. Taip pat sveikinam. Ir trečioji pagalvė atitenka.
Taip, sukasi. Ir Akvilė, 115 numeris. Taip, sveikinam su 3 pagalvių nugalėtojais. Aš apskritai esu fanas dėkliukų, įskaitant ir video įrangos, kuri čia atkeliauja viskas dėkluose. Tai vienas iš prioritetų yra, kur yra laikoma ir kaip. Ir kelionės metu labai faina turėti, nes kitą kartą svečius nuvažiuoji ir neaišku, kas ten yra. Galima netgi ištraukti. Čia greičiausiai jinai bus ir dar supakuota. Taip, jinai bus supakuota, labai fainas audinys. Čia galima čia yra peteliškės formos. Taip, ūkiškai pademonstruokim. Beje, aš konkrečiai šitą pagalvę turėjau išsibandyti asmeniškai, tai niekam atiteks man, nes aš kadangi esu pats praktikas. O gal peteliškį ir patys išbandžius? Aš išbandžius, bet aš jos nepasirinkau. Man labiau patiko standartinės, aš mėgstu jas įvilkti dar į ten, kur priklauso, pagalvių užvalkalą. Čia, kaip suprantu, jinai dabar išsitiesins, išsipūs, nes jinai dabar suspausta. Man patinka, kai yra pagalvės ir kodėl žmonėms rekomenduoju rinktis ne sinteponinės ar pūkų, dėl to, kad kai yra forma, pagalvė, jinai turi, jos pagrindinė užduotis yra atrama. Ir kiek tos atramos turi būti, čia yra problema, kaip ją surinkti. Tai pirmas dalykas, ką žmonėms rekomenduoju, tinkamą čiužinį, tiek savo, tiek vaikam. O antras etapas yra pagalvės, ieškoti linkį, kuris būtų atrama kakui. Ir šiek tiek pakelti galvą tiek, kad jeigu atsigulus ant nugaros, ausies ašis būtų ties peties ašimi. Tokia, kaip gaunasi atsigulus linija. Jeigu kalbėt apie vaikus ir pagalvės, tai jeigu vaikutis miega lovytei, kūdikių lovytei, tai realiai pagalbė nėra reikalinga. Iki kokio amžiaus? Tai yra kažkur iki 3 metų, bet jeigu anksčiau išsikeliat į tą normalią, sakykime, lovą, tai jau ten galima tą pagalbę ir dėti. Bet šiaip pagalbė yra saugu kažkur nuo 1,5 metų. Naudoti. O vaiką guldyti ant šono, nugaros, kokie rekomendacijos? Iki 6 mėnesių rekomendacija yra visgi atvertinėti ir guldyti ant nugaros. Aišku, čia įvairių diskusijų yra dėl nugulėjimų, galvyčių ir taip toliau, bet tokios rekomendacijos ateina net iš Pasaulinės sveikatos organizacijos, o vėliau tiesiog leisti vaikui ieškotis pozicijos. Pakomentuok, prašau. Kas tai? Net 3 mini miego pokyčių programos, jos yra įrašytos video formatu, tinka 3-17 mėnesių kūdikiam, kitų amžių naujagimiam ir vyresniem vaikučiam. Aš labai tikiuosi, kad iki gegužės aš jas irgi įrašysiu ir patalpinsiu, tai jeigu kartais reiktų kitokios programos, tai reikėtų palaukti, bet net jeigu jūs ir esate ar vyresni ar jaunesni, tai šitą programą pasižiūrėję, jūs tikrai gausite irgi labai daug principų, kaip daryti. Tai būtent šitas programas 3 asmenys. Ir šios programos vėlgi bus dovanų kuponai. Beje, visos nuorodos apie produktus, paslaugas, jos yra ir po šiuo video, todėl bus lengva ir susipažinti, o laimėjusiam gavus dovanų kodą tiesiog nuėjus ir įsigyti. Pirmoji mini programa atitenka Jūratei. Sveikinam Jūratę, 57 numeris. Ir tada nedelsiant važiuojam į antrosios mini programos laimėjimą. Čia galima teleloto daryti. Skambutis. Taip, antroji mini programa. Paulina, numeris 1. Taip, sveikinam. Ir trečioji programa atiteks. Ir 119. Leonilė. Taip, tai sveikinam su šios dovanos nugalėtojais. Taip pat mes turim sekančią. Kas yra Mini Plus? Mini Plus programa, tai yra programa, kada jūs taip pat turit video mokymus, juos peržiūrit, bet čia turit galimybę, reiškia, turėti pirmąją tą savaitę su manim, kad jums būtų lengviau, kad aš atsakyčiau į visus jūsų klausimus, dar prižiūrėčiau jūsų miego procesą ir, jūs greičiau į viską įsivažiuojat. Mini Plus programos reiškia laimėtojai. Su palaikymu. Su palaikymu, taip. Su palaikymu, priežiūra, konsultacijom. Nes kai žmogus pats nelabai gali, nors ir žino. Kartais tėvams, kai manęs klausia, tai kuri ta programa geriau man, kokią man rinktis, ar mini ar tas, sakau, įsiverkikit ir tą aspektą, kaip jūs stipriai esat pavargę.
Ką reiškia stipriai pavargę? Jeigu jūs, kaip mes nagrinėjom, jei tu pavargęs esi žmogus, tai tu ir mąstysi lėčiau, ir priimsi informaciją kitaip, ir netidus būsi, tai jeigu jūs... Tai jau kainuos. Reiškia, praradimai neišvengiami. Neišvengiami, nes jūs tikrai nesuprasit visko, jūs praleisit tam tikrus dalykus, jūs padarysit interpretacijas ir paskui jums nesigaus. Ir apskritai gyvenime, neišsimegojus tėvam, aš įsivaizduoju, yra tragedija visai šeimai, ypač mamytėm neišsimegojus ilgą laiką. Bet jos kažkokios stebuklingi padarai. Atsiprašau, kad taip susakau, bet tiek nemiegot ir aš pati nemiegot, o dabar man tik tai viena naktis kokia sunkesnė ir aš žiūrėk jau liežuvis ir protas skirtingom kryptim tarsi veikia, bet irgi belekiek kartų aš esu irgi kėlusis ir į darbą, žinau, eini ir atidirbi, kažkaip tos mamos atlaiko. Ne iš šios planetos. Bet to mamom, kurioms praverstų tokia programa, beje, aš manau, kad galės žmonės padovanoti. Vertinga dovana ir žiūrėkim, kas laimėjo šią Mini Plus programą. Ir Mini Plus programą laimėjo. Dar efektai reikalingi garsiniai. Lina, 76 numeris. Sveikinam Lina, turėsit galimybę ir video įrašui, ir dėmesiui susikita. Toliau dovanos. Ogi mūsų flagmanas, mūsų pasididžiavimas. Virš 15 metų su čiužinių technologas. Mes gaminam čiužinius, o Nefele Matrest Supreme modelis tai yra superinis tuom, kad jisai turi net 4 cm latekso iš abiejų pusių. Jis yra spiruoklinis ir jis yra skirtas vaikam. Jisai evoliucionavo, kad šiai dienai tiek berniukai, tiek mergaitės iki vėlyvos paauglystės ant tokio čiužinio išsimiegos fantastiškai ir gaunam netgi tokių komentarų iš tėvelių, kad tėveliai išeina migdyti vaikų ir nebegrįžta. Čia galbūt jie nesusiduria su ta problema, kad būdinimui, nes tiesiog jie patys sminga. Mūsų reikalai ištraukt Nefele Supreme čiužinio laimėtoje. Ir tai atiteks ir taip, šiandieną turim čiužinio laimėtoją, ogi 66 numerį Karolina. Aš galiu tik tais paplot. Paplokiam. Taip, nes čiužinys mano galva yra labai reikšminga dovana. Labai pavydžiu Karolinai. Nes Dariaus čiužiniai tikrai fantastiniai. Na ką, o šiandien jau atsisveikinsim ir sekančiam kartam būtinai dalyvaujant registruokitės, nes registruoti žmonės, jie dalyvauja loterijose. Mainstream Pro, video marketingo paslaugos, kai reikės video paslaugų, galim bus pabendrauti. Darius Kiaulakis, miego ambasadorius. Sigita Žilinskienė, gero miego ekspertė. Linkim fantastiškai išsimiegoti ir pabus pačiu laiku. Ane? Ir gal norim dar padėkoti sodybai? Teisingai, o Bingo sodyba, atsiprašau, praleista skaidrė. Tai ačiū šiem namams Alytaus rajone. Labai fainos detalės man teko netgi pernakvoti čia iš vakaro. Tai smagu, kai žmonės myli tai, ką daro, vysto. Tai sodybos renginiam, pramogom, daug erdvės, 40 žmonių plius gali talpinti renginiam, tai Bingo sodyba, vėlgi nuorodos yra visos ir įskaitant šios sodybos po šio video, tai jeigu pažinosit, kas planuoja renginį, galbūt balių liaudiškai, vieta čia. Na ką, o mes dabar jau tikrai atsisveikinam, ačiū tau. Ačiū tau, Dariau. Ir ačiū už kadro. Irena, tu šaunuolė, ačiū tau. Gerai, high five. Gerai, iki, dėkoju. Iki sekančių myliu save.lt bei miegoambasada.lt. Gero miego. Gero miego.